Sveiki. Šiandien mes šnekam apie duomenų tipus, bet ne apie bet kokius, o apie išvestinius. Ir sakant išvestiniai duomenų tipai, turime omeny tai, kas angliškai turime omeny derived data types. Tai yra tokie tipai, kurie yra išvesti iš kažkokių kitokių duomenų tipų. Tai reikėtų taip įsivaizduoti, kad yra kažkokie baziniai duomenų tipai arba primityvūs duomenų tipai, tai yra tie, kurie yra gyvendinti kalboj. Ir jeigu mes kalbam apie C, tai ten kokie nors int, char, unsigned, double float. O paskui yra visi kiti, kuriuos galima pagaminti iš jau tų paprastesnių duomenų tipų. Ir pagaminti tai reiškia arba rašyti tam tikras konstrukcijas, kurios tais tipais remiasi, arba susikūrinėti savo duomenų tipus. Tai šiandien aptarsim visokias priemonės tam skirtas ir kartu aptarsim ir visą eilę susijusių klausimų. Tai vienas klausimas bus, o kaipgi skirtingi duomenų tipai dera ir nedera tarpusavy. Aptarsim tai, kas yra labai svarbu programuojant, tai yra struktūros, tai yra iš esmės būdas sugrupuoti kelis žinomus duomenų tipus į vieną, tam, kad būtų galima paskui jį naudoti kaip kuprinę tokią, kurioje pridėta daug visokių daiktų, tai aš pasiimu kuprinę ir man nereikia imti 18 daiktų, aš vieną kuprinę pasiimu. Ir paskui yra visokie dalykai, kurie yra tokie C specifiniai, pavyzdžiui, sąjungos. Tai mes aptarsim, kas tai yra, bet kitose kalbose tokie dalykai retai pasitaiko, bet jeigu mes jau deklaruojam, kad mūsų tikslas yra pilnai įsisavinti C kalbą, tai kodėlgi apie tai nepasišnekėti. Ir dar yra keli svarbus dalykai. Tai vienas svarbus dalykas yra rodiklės į funkcijas. Dalis iš jūsų akivaizdžiai nelabai draugaujat su rodiklėm ir gal net nelabai draugaujat su funkcijom atskirai, o čia dar tie du dalykai bus sujungti į vieną, tai daliai žmonių gali būti sudėtinga, bet nieko tokio. Čia bet kuriuo atveju yra vienas iš sudėtingesnių klausimų, tai jeigu ten jūs pagausit save, kad jūs mintimis nuklystat ir nebesugebat sekti, tai nieko tokio, paskui kai nuo rodiklių prie funkcijos pereisim prie paprastesnių klausimų, tai galėt sugrįžti. Dėl ko tas dalykas yra svarbus, yra dėl to, kad norima kartais padaryti taip, kad viena funkcija galėtų kviesti kitą funkciją, nežinodama, kokia tai funkcija bus. Tai reiškia ne tik tai reikšmės perdavinėt, bet ir, kurios gali būti skirtingos, bet ir veiksmus perduoti funkcijai, kurie irgi gali būti skirtingi. Tai tą svarbu daryti ir tas paskui matysit, kad labai dažnai yra naudojama, norint naudotis įvairiom konstrukcijom, pavyzdžiui, C++. Ir iki galo nesupratus, kaip ten tie dalykai veikia, paskui gali būti sudėtinga ir tas nežinojimas jūs paskui persekės vėliau. Ir natūraliai šiandienos gale mes norėtume matyti po truputėlį prie kalbos ne apie tai, kokios yra techninės priemonės tiems duomenų tipam valdyti vairiais būdais, bet o kamgi to reikia, tai yra kitaip tariant, o kągi mes galų gale bandom pagaminti ir aišku mes norim susikurti tam tikras struktūras, kurių pagalba mes galėtume efektyviai dirbti su duomenim ir tam šiaip jūs turėsit netgi atskirą kursą, tas vadinasi algoritmai ir duomenų struktūros, tai su to kankinsitės dar šviesio ateityje, o šiandien tarsi turėtų būti toks truputį įvadas į tą pusę, dėl to, kad bandymas įgyvendintas duomenų struktūras labai dažnai kartu leidžia neblogus dalykus įsisavinti ir pačiam techninius kaip programuotojui. Tai bandykime judėti priekį. Dabar šiaip, jeigu mes kalbam apie kažkokį tai sakinuką paprastą, tai jokių problemų tiesiogiai nekyla. Ką aš turiu omeny, yra jeigu kažkur mes savo kode parašom tokį dalyką, int a lygu 12, tai dešinėje pusėje lygybės yra intas, kairėje pusėje yra intas ir čia jokio daug gereikšmiškumo nėra. Lygiai taip pat, jeigu mes turim kokią nors funkciją, kurią mes pasakėm, kad aprašysim šitaip. Ir mes kviečiam f su skaičiu 12, tai irgi jokios problemos nėra. Šitas x-iukas, kuris čia gyvena skliaustasi, jo tipas yra int. Ir kai mes kviečiam tą funkciją, tai šitam x-iukui prisiskiria skaičius 12. Čia visu šito viskas tvarko. Bet klausimėlis kyla, o kasgi būna, jeigu ne visai taip yra. Pavyzdžiui, čia yra koks nors ne skaičius, o simbolis, o čia yra ne sveikasis skaičius, o realus skaičius ir taip toliau. Tai reiškia, kairėje lygybės pusėje dabar ne tas, kas dešiniai. Ir čia tarsi irgi yra funkcijos iškvietimas, bet ne iki galo galima pastebėti, kad
čia iš tikrųjų irgi priskyrimas vyksta. Kuria prasme? Na, yra tas formalus parametras kažkoks tai x, taip, ir tada, kai mes darom kreipinį, čia ateina faktinis argumentas kažkoks, taip, tai tarsi šitam x-ui funkcijos kreipimosi metu, funkcijos kvietimo metu irgi prisiskiria šitas dvejetas, taip, čia iš tikrųjų dvejetos cikodas, ne? Tai, žodžiu, vienaip ar kitaip mes kalbame apie priskyrimą, tai arba jisai čia akivaizdžiai mums matosi, arba ne, mes turim suprasti, kad tas įvyksta. Ir dabar klausimas yra, o kasgi vyksta tais atvejais, kai kairėje pusė ir dešinėje pusėje tipai nedara. Tai jeigu jie dera, nėra problemos. O jeigu nedara, tada klausimas, kas toliau. Tai dabar kokie gali būti variantai? Gali būti variantai, kada jie nedara. Tai kada nedara? Tada, kada tipai nedara. Taip? Ir tada klausimas yra, kada ten vyks konversija kažkokia. Dabar ką reiškia konversija? Na, reiškia štai tokį daiktą, kad jeigu yra kažkoks operatorius, kas yra, pavyzdžiui, čia lygybė, ne, tai jisai gali daryti savo darbą tik tai tais atvejais, kada kairė ir dešinė pusė yra vienodi tipai. Taip? Lygiai taip pat galima pagalvoti būtų apie tokį dalyką. Pavyzdžiui, yra 15 plus 8. Taip? Tai čia yra dvivietis operatorius ir kairė pusė yra kažkoks operandas, dešinė pusė yra operandas, viskas tvarkoja. O kas jeigu čia būtų va taip? O čia būtų kaip nors va taip. Ir tada klausimas, o kas būtų? Nes čia lyg ir yra eilutė ir simbolių masyvas, čia kažkoks double skaičius, nu ir dabar neaišku, ką mes čia turėsim. Taip? Tai vėlgi, ką mes turim? Mes turim operatorių, taip nebūtinai lygybė šiuo atveju, bet kairėje pusėje ir dešinėje pusėje nedara tipai. Taip, tai mes, kai kalbam apie lygybę, tai mes gražiai galim galvoti left value, right value, bet ką aš noriu pasakyti yra, kad mes kalbam ne tik tai apie lygybę kaip tokią, bet iš esmės apie bet kokį operatorių, kuris kažkaip tai turi veikti. Tai tie visi operatoriai standartiškai veikia tada, kai duomenų tipai sutampa. Dabar, jeigu jie nesutampa, tai jas reikia suvienodinti. Tai tas suvienodinimas vyksta automatiškai ir čia yra tai, kas turime omeny sakant automatinis konvertavimas. Tai reiškia, kažkas tokio atsitinka, taip, mes vykdom kažkokį operatorių, kaip pavyzdys buvo lygybė ir apie lygybę visą laiką galim galvoti, tie pliusai, minusai irgi turi įtakos, bet tas situacijos nekeičia, aiškiai nėra skirtumo, ar ten lygybė ar pliusas buvo. Ir mintis ta, kad jeigu skirtingi tipai yra, tai tada ką reikia padaryti, reikia juos suvienodinti, nors mes tarsi tiesiogiai va šitoj va vietoj nieko specialaus neparašėm, kad čia reikia konvertuoti, bet pats faktas, kad kairė ir dešiniai tipai nedara, reiškia, kad juos reikia suvienodinti. O ką dar galima padaryti? Kartais būna taip, kad mums norisi patiem atlikti konversiją, taip, ir tokiu atveju mes galim pasinaudoti operatorium konversijos, kuris veikia va taip, tai reiškia, mes turim kažkokį reiškinį. Ir jeigu mes norim čia esančią reikšmę interpretuoti kaip tam tikro tipo reikšmę, tai jau jūs turėtumėt būti matę, mes nesikį tą naudojom, kaip apie rodiklės kalbėjom ir apie kitus dalykus kalbėjom, pavyzdžiui, apie realių skaičių dalybą versus sveikų skaičių dalybą. Tai aš rašau skliaustukus ir čia nurodau tipą, kurį aš noriu suteikti tam reiškinį. Tai, pavyzdžiui, aš turiu 1.0, bet aš noriu numest trupinį dalį, tai int galiu parašyti į priekį. Aš galiu turėti skaičių ir noriu pasakyti, kad tebūnie čia būna simbolis kažkoksai. Tai aš galiu kažką tai tokio parašyti. Taip? Tai reiškia dabar ne automatiškai ta konversija įvyko, bet jinai įvyko dėl to, kad aš paprašiau, kad jinai įvyktų, pasinaudojęs specialiu operatorium. Taip? Tai abiem atvejais, taip, kažkas darosi su tipu, taip, tas su tipu darytis gali, kai aš paprašiau arba ne. Tai čia jokio daugiareikšmiškumo nėra, čia yra mano parašyta instrukcija, o čia jinai ta konversija turi įvykti automatiškai dėl to, kad nėra kaip žaisti su skirtingais duomenų tipais. Taip? Tai dabar, kai mes vykdom konversiją, nepriklausomai nuo to, ar jinai išreikštinai nurodyta ar ne, galimi du variantai. Taip? Tai jeigu tipai vienodi, tai čia nėra ką šnekėti iš vis, nes konversijos nėra argumentų daryti. O jeigu jie yra nevienodi, tai tada klausimas yra, kaip jie dera tarpusavy. Tai tam, kad būtų galima vieną tipą konvertuoti į kitą, tipiškai vienas tipas turėtų būti kito dalis. Ką aš turiu omeny? Aš turiu omeny, pavyzdžiui, kad jeigu mes turim chart C, tai čia yra vienas baitas. Taip? Akivaizdu yra, jeigu aš parašysiu short S, čia yra 2 baitai. Ir tai reiškia, kad jeigu čia yra skaičius, kuris telpa viename baite, tai aš tą skaičių tikrai galėsiu įsirašyti ir į čia. Taip? Bet atvirkščiai nebūtinai. Tai dabar kaip galima galvoti? Galima galvoti, kad tas short S yra didelis blynas, taip, į kurį papuola visos reikšmės, kurios galima įrašyti dėžutės. O dalis to blyno viduj yra
visos reikšmės, kurias galiu įrašyti char. Tai reiškia, char bus mažesnis blynas, kuris yra jo viduje. Taip? Tai pavyzdžiui, koks nors 1000 čia telpa, čia ne, bet 12 telpa ir čia. Taip? Tai čia yra platesnis dėl to, kad jisai daugiau reikšmių sugeba savyje sutalpinti, o čia yra siauresnis. Taip? Tai dabar abiem atvejais gali vykti tipų konversija. Tai jeigu aš noriu iš siauresnio tipo konvertuoti į platesnį, tai savaime man jokios problemos nėra. Aš tiesiog sunaudosiu daugiau vietos, tarsi jeigu aš bandysiu įkišti tą didesnę dėžutę, bet jeigu kalbam apie tai, kas vyksta su reikšmėm, tai nieko blogo su jom neatsitinka. Kuria prasme? Aš galiu įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad yra A raidės, A didžiosiosios C kodas, kas yra 65. Aš galiu sakyti, interpretuokim šitą daiktą kaip skaičių, tai jokių problemų. Jeigu tas intas kokie nors ten 2 baitai ar 4 baitai, tai 65 tikrai galiu ten užsirašyti ir viskas. Aš dabar išreikštinai nurodžiau, kad reikia vykdyti tą konversiją, taip, tai tada po konversijos jau dešinėje ir kairiai pusėje tipai sutampa, o aš galiu nenurodyti ir tada visiškai tas pats atsitiks, tai yra čia bus reikšmė kažkokia tai ir kadangi lygybė atsistoja, kairiai intas, dešiniai charas, tai kažką su šito reikia veikti, tai konvertuosim intą, paskui aptarsim taisyklės. Ir panaši situacija gali būti šičia. Tai dabar žiūrim, kas čia darosi. Čia aš turiu 1.0 ir turiu +1. Dabar galima galvoti, čia tipai nevienodi, yra pliusas, taip, kairiai kažkas, dešiniai kažkas. Kairiai neaišku, kas, sakėm, kad visos reikšmės turi tipą double, o vienas neaišku, kas, tai sakėm, visos reikšmės turi tipą int, nebent tam tikros sąlygos galioja. Tai dabar kuris platesnis? Aišku, kad šitas platesnis, dėl to, kad šitas gali išsaugoti realius skaičius, kurie neturi trupmeninės dalies, tai reiškia vienetas čia telpa, bet gali ir trupmeninę dalį išsaugoti. O čia tik sveika, tai šitas mažiau skirtingų reikšmių gali saugoti, šitas daugiau. Taip? Tai reiškia, kad ką mes dabar bandysim daryti, nėra problemų pasakyti, kad tas 1 yra 1.0, mes sudedam 2, gausim 2.0, ir kažkas toliau darysis. Taip? Tai reiškia, ką mes darom, mes šitą paimam ir praplečiam ir jokių problemų nėra tą padaryti. Dabar aš atkreipiu dėmesį, kad tas implicit conversion vyksta va čia skliaustuose ir mes skliaustuose turim double reikšmę. Taip? O tada tą double reikšmę, kuri gyvena čia, mes bandom interpretuoti kaip float tipo kintamai. Tai va šita konversija yra iš siauresnio tipo į platesnį. Bet va šita konversija, kuri išreikštinai sako, kad šitą daiktą paversk floatu, yra iš platesnio tipo į siauresnį. Kuria prasme? Ta prasme, kad double'as yra dvigubo tikslumo, slankaus kablelio formatas, ir tai reiškia, jisai dvigubai daugiau baitų užimant, tai jeigu floatas 4, tai double 8, tarkim, ne? Ir tai reiškia, kad mes, kai dabar paimam ir pasakom, kad mes baitų skirsim mažiau, tai mes sumažinam tikslumą ir sumažinam dydį su visom iš to išplaukiačiam pasiekmėm. Taip? Tai čia jau tipai dera, taip dešiniai flautas, kairiai flautas, o va čia nedara ir prie pliuso nedara. Tai dabar, kas atsitinka, kai mes konvertuojam iš platesnio į siauresnį? Tai mes galim prarasti informaciją. Ar mes prarandam ar ne, tai priklauso nuo situacijos. Pavyzdžiui, jeigu mes turim 1.0, tai čia nebuvo trupmeninės dalies. Tai jeigu mes pasakom, kad pažiūrėkim šitą kaip į intą, tai mes susiaurinam tipą, tarsi numesdami trupmeninę dalį, bet ten nieko nebuvo, tai ar ten yra 0 ar nėra, mes nepraradom informacijos. Tai yra mes tarsi praradom bitus, kuriuose buvo užrašyti 0. Taip? Bet mes kitaip tariant, informaciją mes praradom, bet nepraradom reikšmingos informacijos, gal reikėtų taip sakyti. Tai kai kažkas sako, kad mes susiaurinam duomenų tipą iš platesnio į siauresnį, gali būti ir galima ir sakyti, ir prarandam informaciją, ir neprarandam informacijos. Tai priklauso nuo to, ką vadinam informaciją. Tai jeigu mes kalbam tiesiog apie bitus, tai aišku prarandam, bet jeigu mes kalbam apie kažką prasmingo, tai nebūtinai. Ir dabar tai priklauso nuo to, kai aš sakiau, kad yra tas didelis ratas ir mažiukas ratas, tai priklauso, kur tame didelio rato, kurioje vietoje buvo ta reikšmė. Jeigu jinai buvo mažiuko viduj, tai viskas gerai, o jeigu jinai buvo už to mažiuko rutuliuko viduj, tada bėdutė yra. Ir va taip atsitinka čia. Čia buvo intas, kurio reikšmė yra 1000 ir jisai į dėžutę čia ar nebetelpa. Ir tada klausimas, kas bus, o atsakymas yra, kas atsitiks, yra tiesiog bus bandoma šitą dramblį, kuris yra čia sukišti į degtukų dėžutę, atsiprašyti už nepatogumus ir toliau tęs darbą. Dabar, kad suvok, kas čia darosi, reiktų išsinagrinėti tokį pavyzdėlį. Tarkim, kad aš turiu vieną skaitmenį, dešimtainį. Ir bandykim išsirašyti, kiek jų gali būti. Gali būti 0, taip, gali būti 1, 2, 3, taip toliau, ir tada turėsim 8 ir 9. Ne?
Dabar jeigu mes turim va tokią reikšmę ir kažkas ją padidina vienetu, ką gausim? Gausim vienetą. Dar vienetu padidinsim, bus dvejetas. Dar vienetu padidinsim, daug kartų tą darysim, gausim 8. Padidinsim vienetu, bus 9. Padidinsim vienetu, bus kas? Turėtų būti 10. Bet jeigu mums davė tik tai vieną skaitmenį, kurį mes galim parašyti, tai mes iš tikrųjų rašysim 0, nes vat vieneto, kuris čia būtų prieki, nėra kur rašyti. Ir šitas procesas tęsiasi toliau. Mes gavom tokį kaip laikroduką, ar ne? Tai valandos ėjo į priekį ir kai valandos pasibaigė, vėl pradėjom nuo pradžių. Tai dabar kaip švieslentėj, du skaičiai dega, taip arba elektroniniam laikrodį ir kai jau pasiekiau maksimumą, paėmė apsivertį. Lygiai tas pats galioja dvejetainiai sistemoje. Tai reiškia, mes turėjom, pavyzdžiui, 2 bitus, gavom taip, vienetų padidinam, gavom taip, vienetų padidinam, gavom taip, vienetų padidinam, turėtumėm gauti 1, 0, 0. Bet jeigu mūsų duomenų tipas buvo toksai, kur to vieneto nėra kur rašyti, tai mes vėl gausim 0, 0. Dabar, kas čia turime omenyje? Čia turime omenyje, kad aš galiu išsisaugoti tik tai 4 skirtingas reikšmes. Ir tai reiškia, kad jeigu aš šitoj vietoj bandyčiau išsisaugoti 5 reikšmę, vietoj jos man elementariai gautųsi išsisaugoti pačią pirmą, nuo kurios aš pradėjau. Tai kiek skirtingų reikšmių čia gali būti? Reiktų suskaičiuoti. Vienoje pozicijoje aš galiu saugoti 2 reikšmes ir tada aš visoje skirtingų reikšmių turėsiu tiek, kiek pozicijų man buvo duota. Tai jeigu tas buvo duotas 2 pozicijos, tai aš turėsiu 4 skirtingas kombinacijas. Taip, tai tas K yra pozicijų skaičius, o 2 yra dėl to, kad dvejetainė sistema. Tai laikykim, kad čia yra mūsų skaičius n, tai yra kiek viso gali būti skirtingų reikšmių išsaugoti. Taip? Tai dabar ką tas reiškia? Tas reiškia, kad jeigu aš paimu kažkokį ir kokios tada leistinos reikšmės buvo, tai aišku yra nuo 0 iki 2 laipsnių K minus 1. Taip? Dabar tai čia logiška, jeigu jų tiek, bet pradam ne nuo 1, nuo 0, tai čia bus vienetų mažiau. Ne? Dabar klausimėlis tada yra, gerai, jeigu jų yra tiek, o kas jeigu reikšmės nepapuola į intervalą? Vat tai buvo šičia, ne? Tas 2 laipsnių 2 minus 1 buvo 3, o 1 kart 2 plus 1, ne? O čia aš bandžiau 4 užsirašyti. Tai dabar kaip man tada reikėtų su šituo elgtis? Tai pasirodo, kad visos toks reikšmės tiesiog elementariai yra redukuojamos iki to, kas gaunasi turimą reikšmę, padalinus ir paėmus liekaną iš va tokio skaičiaus. Ką aš turiu omeny? Aš turiu omeny, pavyzdžiui, kad jeigu aš turiu skaičių 6, bet aš pasakiau, kad mano reikšmės gali būti tik tai 0, 1, 2, 3, taip? Arba dvejetainiai sistemoje aš užrašyčiau ją šitai. Tai 6 iš tikrųjų būtų kas? Būtų toks skaičiukas, 0, 1, 1, 0. Bet šitų skaičių prieki nėra kur rašyti. Tai reiškia, 6 yra tas pats, kas va šitas skaičiukas, kas buvo 2. Čia yra 4 skirtingos reikšmės, tai kaip surast, kaip atrodys tiksliai bitė. Reikia padalinti ir pasiimti liekaną iš to, kiek visų skirtingų reikšmių mums duodama. Mums duodama 4 skirtingos reikšmės, dalinam iš 4 ir gaunam, kad šitas iš tikrųjų atitinka dvejetą. Taip? Dabar grįžtam prie to pavyzdžio. Taip? Mes turėjom 1000, kurį mes bandėm sutalpinti į dėžutę, kurios duomenų tipas buvo char. Taip? Dabar kiekvienam duomenų tipe telpa skirtingų reikšmių. Čia mes dar nežinom, kad tai yra, ar tai yra su ženklu ar ne su ženklu, laikykim, kad tai yra tipas be ženklo. Tai kokios skirtingos reikšmės leidžiamos nuo 0 iki 255. Taip? Dabar ką mes darysim su reikšme 256? Tai yra reikšmė 256 bus tas pats, kas 0. Reikšmė 257 bus tas pats, kas vienetas ir taip toliau. Dabar kaip mums išsiaiškinti, o kaip atrodys 1000, kurį mes bandysim užrašyti? Mes suprantam, kad jis netilps, tai dalis informacijos dings. Tai 1000 iš tikrųjų bus ne kas kita, kaip 1000 dalintas iš 256 ir paimta liekana. Tai reikia pažiūrėti, kas čia gaunasi. Jeigu aš 1000 padalinsiu iš 250, aš gausiu 4, taip, tai čia yra truputėlį daugiau. Tai reiškia, mano atsakymas bus 3 kablis kažkas. Taip, 3 kablis kažkas. Tai dabar klausimas kas? Tai pabandykim pažiūrėti, kiek liekana gaunasi. Taip, tai 1000, taip, 1, 2, 5, 6, tai aš turėsiu 7, 4, 4, taip, kai aš iš šito atimsiu 2, 5, 6 bus 500 ir dar reikia atimti 50 ir dar 6 atimti, taip, tada dar atimsiu 2, 5, 6, tai bus kas, atimsiu 200, bus tiek, atimsiu 50, bus tiek ir atimsiu 6, bus 2, 2, 8. Tai jeigu nepadariau
aritmetinės klaidos, tai tas yra lygu maždaug 228. Taip, nu ir tada galima pažiūrėti, kad tas 228 tai yra ne kas kita kaip 128 plus 100, tai yra tas pats, kas 128 plus šiam 4 plus 32 plus 4. Taip. Nu ir tada mes galim dvivetainėje sistemoje užsirašyti, kaip tas atrodo. Mes žinom, kad vienas baitas turi 8 bitus, taip, tai pirmas bitas yra 128, tada yra šiam 4, tada yra 32, tada yra 16, tada yra 8, tada yra 4, tada 2 ir 1. Tai čia vienetukais yra pažymėtos atitinkamos pozicijos, kur aš turiu kažkokius tai skaičius čia savo susirašęs, taip ir yra suma iš 4 dvejeto laipsnių. Tai čia 4 pozicijose vienetukais stovi. Taip, aš darau prielaidą, kad šitą atsimenat, mes kažkada lyg ir turėjom kalbėti, man atrodo ir mokykloje turėt kalbėti, jeigu ne, dar grįšim prie tų skaičiavimų. Bet kuriuo atveju svarbu yra tai, kad tos reikšmės šito atveju labai didelė reikšmė, taip, jinai buvo susiaurinta iki va tokios reikšmės. Nu, dėl ko? Dėl to, kad čia dar priekį reikėtų kažką tai parašyti. Tai būtų dar ko gero vienas priekį ir vienas. Tai va šitas skaičius matyt būtų 1000, čia yra 256, o čia yra 512. Taip? Tai jeigu čia yra 228, tai čia turėtų būti 512 plus 256, tai galima pasižiūrėti, kiek tas yra 512 ir 256, tai pridėkim 200, pridėkim 500, pridėkim šitą dalyką, taip, ir aš kažkur klaidą padariau, ne, žiūrim dar kartą, sekundėlę, 512, kažkur skaičiuojant padariau klaidą, pabandykim išsiaiškinti, kur ta klaida yra, tai dabar 512 tikrai taip, plus 256, reiškia dar kartą bandom sumuoti, čia yra 7 plus 56, tai čia bus 68 ir aš gaunu, kad šitas iš tikrųjų yra 232, o aš čia bandžiau kažkodėl pridėti 228, tai matyt, čia reikia pataisyti tada, jeigu čia yra 232, tai čia bus 132, tai čia lieka 128, vietoj 4 čia bus 8 ir tada tiesiog tai reiškia, kad bitukas čia. Gal dabar nesuklydau. Nelabai svarbu, aš darau prielaidą, kad kartu šitie skaičiavimai truputį iliustravo, kaip galima mintinai be skaičiuotuvo kažką tai daryti. Šiaip tai norėtųsi, kad MIFO studentai irgi galėtų kažką tai skaičiuoti. Tai nereiškia, kad klaidos nepadarom, bet tai reiškia, kad turėtų būti gal kažkas tai geriau negu spėliojimas ir kada mes negalim apsieiti be skaičiuotuvo. Bet kuriuo atveju, grįžtam prie to, apie ką kalbėjom. Žodžiu, esmė tame, kad aš tokios didelės reikšmės negaliu išsaugoti, taip, ir man tada reikia ją susiaurinti. Tada aš prarandu informaciją, šituo atveju prarandu tuos bitus, arba tuos, kitaip tariant, tuos 700, kas čia 40, 50, 68, taip, ir man lieka va tik tai tokia dalis. Taip. Dabar, tai grįžtam čia, tai į C vidų, taip, nukeliaus kažkokia tai reikšmė ir aš dabar grįžtu dar užakcentuot, kad 232, ne, telpa, jeigu tai yra unsigned char. O jeigu tai yra signed char, tai tada yra problemėlė dėl to, kad šitas skaičius netelpa, dėl to, kad rėžiai tokiu atveju yra nuo minus 128 iki 127, bet tai nekeičia logikos, kurią aptariam. Tai yra vietoj to, kad čia būtų išsaugota 232, reiktų iš šito daikto atimti 256, nes čia mes tai padarėm, ir gauti tokią reikšmę, kuri papuola į šitą intervalą. Tai pasižiūrim, 256 minus 232, tai turėtų būti 24, tai iš tikrųjų aš gausiu tada, kad ten yra skaičius minus 24. Taip. Ir čia pasidaro svarbu tada, aš čia rašiau 1000, nepagalvojau apie duomenų tipą, tai gali būti, kad aš čia pridėjau 232, o gali būti, kad atėmiau 24, kai naudojausi skaičiavimuose. Žodžiu, kai yra skirtingi tipai, taip mes rašytumėm taip, pavyzdžiui, int x lygų, dabar aš rašyčiau koks nors 100 plus char c nuo 1000. Tai aš dabar nežinau, ar čia yra 332, ar čia yra 76. Taip? Žodžiu, čia svarbus momentas, gali būti keisti visokie keistos klaidos, kurios gali būti sudėtinga pagauti. Judam į priekį. Tai dabar aptarkim iš eilės, kas tiksliai vyksta su kiekvienu iš duomenų tipų. Tai simboliai bendro atveju
sintaksinė prasme leidžiami naudoti kaip skaičiai, tai reiškia, jeigu mes pasiimam, parašom kažkur simbolį ir aš turiu omeny simbolį as in tokį dalyką, tai yra tiesiog suprantama kaip skaičius, kuris yra jos C kodas ir kažką su juo galima veikti. Jeigu mes naudojam tiesiog duomenų tipą char, tai yra neaišku, ar tai tipas su ženklu ar ne su ženklu. Ir jeigu mes kalbam apie standartinę simbolių reikšmės, tai yra A raidė, pavyzdžiui, A raidė, mažąją, didžiąją, kabliataškį, kokį nors skaitmenį, tai jos visos papuola į intervalą nuo 0 iki 127. Ir tai reiškia, kad mums nelabai svarbu, ar čia signed ar unsigned, dėl to, kad tos reikšmės bus tos pačios. Bet dabar va tos reikšmės, kurios papuola šį čia, taip, jos gali būti čia atvaizduojamos kaip teigiami skaičiai, taip. O jeigu tai yra skaičius su ženklu, tai čia bus minus 128 ir minus 1, taip. Tai dabar ar čia teigiamas skaičius ar neigiamas priklausys nuo to, ar mes prieš savo tą tipą char prašėm signed ar unsigned. Taip, pagal nutylėjimą standartas nespecifikuoja, kaip turėtų būti, taip, ir dažniausiai mums nereikia dėl to sugalvos, jeigu mes iš tikrųjų dirbam su simboliais. Bet jeigu mes dirbam su skaičiais, tai gera idėja yra pasakyti, ar ten signed ar unsigned, kad paskui netyčia išvengti galimų klaidų dėl ženklo. Ir svarbus dalykas yra tada, kad jeigu mes va tokį dalyką turim ir paimam sukonvertuojam į intą, taip, netgi plečiant neaišku, ką mes turėsim. Tai reiškia, mes, pavyzdžiui, galėjom turėti čia kokius nors 255, taip, čia buvo tipas char, mes susigalvojom, kad mes pasiimsim ir konvertuosim į intą ir visai neaišku, ar tai bus 255 ar minus 1. Taip, tai mums dar kartą reikia nurodyti patiem, ar tai yra skaičius su ženklu ar be ženklu, ir čia reikia atkreipti dėmesį, kad tas intas irgi gali būti su ženklu arba be ženklu. Taip, žodžiu, tas unsigned arba signed specifikatoriaus naudojimas yra svarbus daiktas siekiant išvengti klaidų. Dabar svarbus dalykas yra žinot, kas atsitinka su taip vadinamais tais skaitiniais, ar angliškai yra integral types, tai reiškia tokie, kurie ne integralai, bet ta prasme, kad tokie, kurie yra skaitiniai ir jie yra diskretus, tai reiškia ten ne koks nors ne tekstas, ne eilutės, dar kažkas. Tai čia, kad būtų maloniau akiai truputį skaityti, yra trumpas variantas, o paskui pilnas bus kitoj skaidrėj. Tai visais atvejais vyksta tai, kas vadinasi integral promotions, tai reiškia tų skaitinių tipų paaukštinimas, reiktų gal taip sakyti, arba pagerinimas, kuris atrodo taip, kad aš pasižiūriu, kas yra kairėje pusėje ir dešinėje pusėje operacijos, pasižiūriu, kuris tipas siauresnis ir tada noriu jį plėsti tiek, kad abudu tipai būtų vienodi. Tai tas taisyklės gali atrodyti taip, jeigu vienas iš argumentų yra long double, kas yra pats plačiausias duomenų tipas, tai tada kitą reikia praplėsti iki tiek, kad būtų long double. Jeigu ne, tai koks yra sekantis plačiausias? Double. Tai kitą reikia davesti iki double. Jeigu ne, tai tada koks sekantis plačiausias? Float. Tai tada kitą reikia sukonvertuoti iki float. Dabar jeigu ne, tai čia buvo visi slankaus kablelio duomenų tipai, tai reiškia, kad rezultatas bus sveikasis. Koks yra pats didžiausias tipas, su kuriuo mes dirbam? Tai aišku intas, ir svarbus momentas yra prisiminti, kad visi operatoriai paprastumo dėliai buvo pritaikyti intam, tai reiškia, jeigu atsimena ten nenurodyti parametrai laikom, kad intas, reikšmė nurodyta ir neparašyta, koks tipas irgi intas, tai kitaip tariant, operatoriai su charais ir shortais neveikia, tai jeigu matosi, kad ten tipai nedera ir kažkas tai tokio atsitinka, tai šitos visą laiką sukonvertuojam ir gaunam intą. Ir tada, kai mes jau turim intą, žiūrim, ar šito užtenka, ar dar reikia praplėsti. Tai tada, kada reikia praplėsti? Kada into neužtenka, o kada into neužtenka? Kai kažkuris iš operandų yra long. Tai jeigu vienas iš jų yra long, tai tada kitą irgi verčiam iki long. Taip, tai reiškia, kas buvo? Buvo pačioje pradžioje slankaus kablelio formatai, tada buvo pasakyta, kad tie, kurie yra labai trumpi, praplėskim iki into, kad galėtumėm skaičiuoti, o jeigu to dar neužteko, tai paimkim ir praplėskim iki long. Dabar čia yra supaprastinti dėl ko? O dėl to, kad čia niekaip nefiguravo šitoj istorijoje ženklas. Ir čia yra tos tikrosios jau taisyklės. Taip? Mes aptariam, kad kai yra ženklas arba neženklas, tai ten gali būti visokių daug reikšmiškumų ir dabar bandom išsiaiškinti, kas čia prisidėjo. Tai žiūrėkit, tos pirmos 3 taisyklės yra visiškai tokios pačios. Tai reiškia, pats plačiausias yra long double, paskui float. Taip?
Ir tada čia va yra tas, ką mes jau aptarėm. Taip, žodžiu, jeigu yra čiaras arba ten šortas, tai mes darom tai, kas vadinasi tas veikųjų skaičių promotionai, jo, tai paaukštinimai, pagerinimai kažkokie tai, kurie abiem atvejais paverčiami yra bent jau intais. Ir tada koks yra pats didžiausias tipas? Aišku, yra unsigned long int. Nu dėl ko? Dėl to, kad long yra pats didžiausias. O jeigu aš priekį parašiau unsigned, tai dėl to, kad nereikia saugoti neigiamų skaičių, ta didžiausia teigiama reikšmė dar labiau padidėja. Nu tai tada šitą irgi reikia padidinti kito. Dabar šitą akimirkai praleiskim. Toliau, ką sako? Kad jeigu yra netoks, o biški mažesnis, longintas, nu tai kitas irgi longintas turi būti. Koks yra toliau? Unsigned intas. Nu tai tada kitas irgi unsigned intas turi būti. O jeigu ne, tai pakanka intų ir palikim šitą. Tai reiškia, kitaip tariant, įmonės yra pats plačiausias ir iš lėto siaurina. Dabar kas čia parašyta? O čia parašyta toks dalykas, kad jeigu mes turim long int ir turim unsigned int, neaišku, kuris yra platesnis. Ir tą jisai ir sako, šitą taisyklę, kad jeigu yra tokia situacija, kad vienas yra toks, o kitas yra toks, viskas priklauso nuo to, kuris yra platesnis. Tas čia suformuluota kaip rezultatas priklauso nuo to, ar longintas gali reprezentuoti visas reikšmes of unsigned int. Šitą išvertus galima pasakyti, jeigu longintas yra platesnis data typas už unsigned int. Jeigu taip, tai tada konvertuojam siauresnį, kas yra unsigned int, į long int. O jeigu ne, atvirkščiai, konvertuojam į unsigned long int. Dabar dėl ko taip gali būti? Aš pabandysiu papasakot paprastai su intais. Intų ten didžiausias rėžis buvo koks. Reiškia, jeigu intai yra su ženklu, tai buvo minus 32768 iki 32767. Taip, jeigu intas užima 2 baitus. Jeigu ne, tai ten didesni skaičiai. Dabar, tai jeigu into tokie rėžiai, taip, ir jeigu shorto tokie rėžiai, kaip atrodytų unsigned short? Nu, jo reikšmė būtų čia, o čia būtų 6, 5, 5, 3, 6, jeigu nepadariau klaidos. Čia 6 priekį. Tai dabar čia būtų kas? Čia būtų intas, taip, o čia būtų short. Tai dabar pasižiūrim, kaip atrodo unsigned short. Unsigned short yra toks, o paprastas intas yra va toks. Tai kuris platesnis? Nu, yra įsivaizduojama, kad yra žiūrima pati didžiausia reikšmė, tai va šitas dalykas, taip, tarsi leistų man didesnės reikšmės saugot. Bet jeigu aš pasiimčiau mažiausią reikšmę, kuri yra neigiama, tai tarsi šitas būtų platesnis, taip. Tai jeigu šitie va buvo vienodo dydžio, taip, tai aš negaliu pasakyti, kuris yra platesnis, taip, jie tarsi yra dalis reikšmių, kuri yra bendra, o čia tarsi neigiamam skaičiam šitas platesnis, teigiamam reikšmėm šitas platesnis. Bet įsivaizduokim dabar, kad čia yra tas intas užima ne tiek, o užima daug daugiau. Tai čia bus kas? Minus 21 ir labai daug skaičių, čia bus plus 21, ten 21 milijonas kažkas tokio, taip. Tai galima pastebėti, kad tas unsigned shortas tikrai tampa siauresnių duomenų tipų, nes tas intas, jis yra ženkliai didesnis ir šitas intervaliukas tikrai yra šito didelio intervalo dalis. Taip, čia 21 milijonas ar kažkas tokio, ar 2 milijonai, aš dabar neatsimenu, kiek ten skaitmenų, berods 9 skaitmenys. Tai dabar, tai mintis kokia? Tai vat lygiai tas pats vyksta, jeigu čia yra unsigned int, o čia yra long. Taip. Tai jeigu intas užima tiek, kiek longas, tai didžiausia unsigned into reikšmė yra didesnė negu longo. Bet jeigu unsigned intas užima, pavyzdžiui, koks nors 2 baitus ar 4, o longas atitinkamai ten 4 arba 8, tai longas tikrai yra platesnis. Tai dabar grįžtam prie to, ką čia pasakyti. Yra 2 operandai. Ne? Vienas yra long int, tai reiškia tas, kuris turi ženklus, o kitas yra unsigned int, tai tas, kuris ženklo neturi. Ir tada yra klausimas, ar šitas va yra didesnis už intą. Jeigu jis yra didesnis, taip, vieno bito iš tikro ten užtenka, taip, tam, kad mes galėtumėm ramiai reprezentuoti visus skaičius be ženklų. Taip. Tai dabar, dėl to, kad vieno bito pridėjimas padvigubina reikšmių skaičių. Taip. Tai dabar, jeigu long intas buvo tikrai didesnis, tai tada long intas yra didesnis ir tada reiškia, kad tą unsigned intą reikia konvertuoti į long intą.
O jeigu ne, tai reiškia, jeigu buvo taip, kad abudu yra vienodo dydžio arba mažiau, tai tada mes šitą pamirštam ir konvertuojam viską į longint ir gali būti, kad mes dalį informacijos prarandam, tai tikrai gali būti. Mintis yra ta, kad ir koks to argumentas yra, kad jeigu man nėra kaip juos palyginti, tai man vis tiek reikia suvienodinti, tai aš tada sakau, kad intas yra siauresnis, o longas yra platesnis ir ne dėl to, kad taip yra, bet tiesiog iš principo, nes longas yra platesnis pagal vardą. Jo, short, paskui int, paskui long, taip, tam tikra hierarchija. Tai va, tai yra atsižvelgiama, taip, į jų rėžius. Va, o jeigu taip kažkaip tai ten nesigauna, tai tada mes paimam ir konvertuojam į unsigned long int, taip, dėl to, kad čia buvo kas? Čia buvo unsigned intas, taip. Jeigu aš pasakiau, kad yra unsigned long intas, taip, tai aš žinau, kad šitas daiktas bus platesnis už int. Taip. Dabar, o kas bus, jeigu šitoj vietoj, kur buvo long int, buvo kažkokie neigiami skaičiai? Tai vat ką aš ir sakiau, aš informaciją prarandu, nes šitas daiktas apsiverčia. Taip, long intas tai lieka, bet ženklas dingsta. Tai aš gausiu kažkokią ten keistą didelę reikšmę. Taip. Tai čia gal nėra labai svarbu, bet svarbu suprasti tai, kad reiškia, tos taisyklės visais atvejais bando suvienodinti duomenų tipus. Svarbu suprasti, kad yra bandoma plėsti iš siauresnio tipo į platesnį. Ir svarbu yra suprasti, kad net kai aš ateinu iš siauresnio tipo į platesnį, gali būti kažkokios keistos situacijos. Vat viena situacija čia yra pavyzdys, taip, kuris sako, kad aš galiu prarasti dalį informacijos ir tas informacijos praradimas šituo atveju suprantami kaip ne bitai, o ženklas. Tai reiškia, ženklas reikalauja papildomo dėmesio ir tai reiškia, kad jeigu mes, nežinau, ten rašom programą, kur mes žinom, kad čia yra neneigiami skaičiai, tai gera idėja yra nekreipti dėmesio, bet tada ir naudoti tą specifikatorių unsigned ir tada visokių ten loginių klaidų galimai yra mažiau. Judam priekį. Dabar kaip yra su realiais skaičiais? Jeigu aš realų skaičių konvertuoju į intą, tai tiesiog dingsta trupmeninė dalis. Tai reiškia, buvo 1,5, dabar atmetėm trupmeninę dalį, gausis 1. Dabar, kai mes kalbame apie nesuderinamumą tarp double ir float, tarsi matyti reikėtų įsivaizduoti, kad jeigu aš iš float double konvertuoju, tai aš praplečiu, tai tikslumą man turėtų gautis išlaikyti, nes aš gavau daugiau bitų. Tai jeigu floatas galėjo išsaugoti, tai double irgi gali išsaugoti. O atvirkščiai gali būti visai. Jeigu gavosi taip, kad double viduj buvo saugomas float tikslumo skaičius, o ten tolesni bitai buvo nuliniai, taip, tai aš informacijos tarsi ir nepraradau, ten tiesiog kai atmesiu nulius. Dabar jeigu čia buvo iš tikrųjų tikslesnis skaičius, tai neaišku, ką rašyti float. Tai gali būti arba apvalinimas, tai reiškia, jeigu ten buvo daugiau už pusę, tai bus vienetų didesnis, jeigu mažiau už pusę bus vienetų mažesnis. Arba gali būti taip, kad visais atvejais bus taikoma funkcija floor, tai yra aš visą laiką apvalinsiu į apačią. Ir šitos į kalbą nespecifikuoja, tai reiškia, gali būti įvairiai. Taip, ir svarbus momentas yra, kad tipiškai mes turėsim kažkokią tai reikšmę, kuri yra logiška, bet jeigu gausis taip, kad ta reikšmė, kai aš sukonvertuoju, nebetelpa į formatą iš vis, tai tada aš iš esmės turiu undefined behavior, tai reiškia, kad kompiliatorius gali nuspręsti, ką jisai nori, tai, kaip jisai nori daryti. Taip, tai reiškia, kaip kažkas sukodavo, tai taip ir bus. Reiškia, aš dabar negaliu iš anksto žinoti, taip, ar šitas bus, ar tas bus, ar dar kažkaip. Aš galiu išsitestuoti savo mašinoje, kai bus, tai čia, kai kažkas sako undefined behavior, tai neina kalba apie tai, kad vieną kartą paleisi bus vienaip, kitą kartą paleisi bus kitaip, bet kalba eina apie tai, kad ant kito kompiliatoriaus arba ant kitos mašinos gali būti visai kitaip ir tai reiškia, tada mes ateisim prie situacijos, kur pas mane veikia, o ten, kai kažkur kitur paleidau, tai nežinau. Tai tokių situacijų reikėtų vengti. Tai reiškia, mes tas konversijas darom tik tai tais atvejais, kada mes žinom, kad viskas bus gerai. Judam į priekį. Tai čia yra susiję dalykai su konversijom. Taip? Žodžiu, kitaip tariant, kai mes pradedam vienoj smėlio dėžutėje žaisti su keliais skirtingais duomenų tipais, reikia atsargiai, taip, reikia labai gerai pagalvoti, kad ten nebūtų ne tik tai duomenų tipo perpildymo, taip, bet kad rėžių to peržengimo, bet kad kartu ir tvarkingai įvyktų kiti dalykai. Taip. Dabar pereinam prie šnekos apie tai, kas yra tie išvestiniai duomenų tipai. Tai aš apibrėžimą pasakiau, dėl viso ko kartoju, kad tai yra tokie tipai, kurie yra pagaminti kitų tipų pagrindų. Ir dalį jų mes esam jau aptarę. Aš sakiau, kad rodiklė, pavyzdžiui, yra
toks dalykas, kuris priskirtinas rodiklės tipas priskirtinas išvestiniam duomenų tipam. Dėl ko? Nu, dėl to, kad mes kaip apibrėždavom rodiklės. Čia būdavo kažkas, tai čia buvo vardas, o čia būdavo kažkoks kitas tipas. Taip, tai dabar aš sakydavau, kad rodiklė rodo į ką? Vat į kažką. Ir vietoj klaustuko aš galėjau bet ką parašyti. Char, galėjau parašyti double, galėjau pasakyti, kad tai yra int triguba rodiklė ir aš kursiu rodiklę į va tokį va dalyką. Taip? Tai visais atvejais, jeigu aš jau čia turėjau kažkokį duomenų tipą, tai aš galiu turėti rodiklę į tokį daiktą. Tai tas žvaigždutės pridėjimas man prideda papildomą požymį ir dėl to mes tarsi lyg ir galėtumėm sakyti, kad tai yra priskirtina tiem išvestiniam duomenų tipui. Tas pats su masyvais. Aš turėjau kažkokį duomenų tipą ir sakiau data, tai nepriklausomai nuo duomenų tipo aš galėjau čia pasiimti ir parašyti kažkokius tai laužtinius kliaustus ir aš galėjau jų parašyti daug. Taip. Tai dabar, neklausom manęs klaviatūrą, galėjau jų parašyti daug. Taip. Ir jeigu aš turėjau tokį daiktą, tai aš galėjau tokių dalykų masyvą turėti. Taip, tai reiškia, aš jau iš egzistuojančių duomenų tipų galiu vis naują dimensiją kurti. Taip. Tada mes funkcijas turėjom ir sakėm, kad funkcijos tipas tai yra kas, ką funkcija gauna ir ką jinai grąžina. Nu, tai mes rašydavom tokį dalyką. Taip. Čia fun, tai nuo žodžio function, ne šiaip fun. Ne? Ir čia galima buvo kažką rašyti, ir čia galima buvo kažką rašyti. Dabar, kas yra čia ir čia? Nu, jau egzistuojantis duomenų tipai. Aš čia galiu vieną parašyti, aš galiu daug parašyti įvairių tipų, taip. Ir čia galiu kažkokį grąžinamą tipą nurodyti. Tai ką čia galima rašyti? Nu, bet ką aš jau iki šito momentų moku aprašyti ir apibrėžti. Taip, nu, tai tvarkoj. Tai gaunasi, kad funkcijos tipas suvokiamas kaip parametrų tipai ir kažkas, ką jinai grąžina. Nu, pavyzdžiui, aš galiu sakyti, kad šita funkcija, jinai gauna intą, gauna double masyvą ir savo ruoštų grąžina dvigubą rodiklę į char. Nu, vat ko ne. Tai šitos funkcijos tipas yra va toks tipas. Taip, funkcija gaunanti tokius dalykus ir grąžinanti va tokius dalykus. Nu, tada viduj čia jau būtų jos realizacija, taip, ir galima būtų suvokti lygiai taip pat, kad čia yra kas. Nu, čia yra intas, o kai mes pasakom, kas yra viduj, nu, tai čia jau bus kažkokia reikšmė, taip. Tai tas, kas į kintamą įdėta į vidų yra reikšmė, tas, kas įdėta į tarsi į va čia į vidų, nu, tai yra funkcijos realizacija, taip. Čia yra x aprašas, mes pasakėm, koks yra tipas, nu, tai čia funkcijos aprašas, nu, mes irgi pasakėm, koks jos tipas, taip. Taip labai patogu galvoti, paskui supaprastina gyvenimą. Ir ką mums liko aptart, tai yra struktūros sąjungos enumeratoriai ir visokie kitokie dalykai. Tai bandykime judėti į priekį, bet prieš tai, kol mes aptarnėsim tuos dalykus, dar biški keli klausimai. Tai rodiklės pasirodo, gali būti nukreiptos į bet kur ir tame tarpe į funkcijas. Tai dėl ko aš dabar čia kalbėjau apie funkcijos tipus, dėl to, kad rodikliai apibrėžti reikėdavo ką padaryti. Reikėdavo nurodyti, į kur ta rodiklė rodo, arba į kokį tipą. Taip? Tai reiškia, mes turėjom int žvaigždutę PTR. Tai mes sakydom, kad tas PTR rodo į intą. Taip? Tai jeigu mes turim funkciją, taip, tai kad pasakyti, kad rodiklė gali rodyti funkciją, mums reikia apibrėžti tos funkcijos tipą. Dabar kaip tas atrodo techniškai? Reiškia, jeigu mes padarėm taip, tai f yra funkcijos vardas, koks tos funkcijos tipas. Tai funkcija, kuri gauna intą ir grąžina intą. Taip? Jeigu mes parašom ir, jeigu mes norėtumėm, mes kaip sakėm, jeigu mes norim kažką tokio padaryti, tai mes prieš vardą turim parašyti žvaigždutę, tas mums leidžia rodiklę apibrėžti. Tai jeigu mes šitą padarom, iš tikro mes dar neapibrėžiam rodiklės į funkciją, dėl to, kad šitas skaitosi taip, kad x yra funkcija, pradžioje važiuojam į dešinę, visą laiką skaitysim iš dešinės į kairę. Tai x yra funkcija, kuri gauna intą ir grąžina rodiklę į intą. Tai gaunu intą, grąžinu pointerį. X pats nėra rodikliai funkcija. Tai jeigu aš noriu padaryti, kad būtų rodikliai funkcija, man reikia suskliausti. Dabar y yra rodiklė į ką? Į funkciją, kuri gauna intą ir grąžina intą. Taip? Dabar y yra pointeris. Taip? Dabar į ką jisai pointina? Jisai gali pointinti į tokias funkcijas, kurių tipas yra toks kaip funkcijos f. Nes tas čia pasakyta. Jeigu aš paimsiu y, priekį parašysiu žvaigždę, aš ką gausiu? Aš gausiu funkciją va kažkokią tokią. Taip? Mes su kintamaisiais jau tą turėjome, ne? Jeigu čia buvo int f ir tai nebūtų funkcija. Tai kai aš parašiau int žvaigždutė y, aš galiu parašyti y lygų adresas f ir viskas būtų gerai. Tada sakau žvaigždutė y ir gaunu reikšmę.
Dabar viskas, kas prasidėjo prie vardo skliausteliai. Tai po F yra skliausteliai ir intas, kas sako, kad šitai reikšmiai gauti reikia ne šiaip į dėžę pažiūrėti, bet atlikti kažkokius veiksmus su va tokiais parametrais. Ir tada ta funkcija išspjausta reikšmė. Tai buvo int f kabletaškis, tai reiškia reikšmė, o int f ir skliaustose kažkas, tai reiškia veiksmai kažkokie dar, kurie įvyks, kad tą reikšmę pagaminti. Tai šitas ką sako? Šitas sako, kad čia bus rodikliai kažką tai tokio, kam reikės atlikti kažkokius tai veiksmus ir galų gale aš gausiu intą. Tai aš lygiai taip pat galiu susijęti y lygu adresas f pasakyti, tai reiškia šita va rodiklė nusikreipia į va tokią funkciją. Ir tada jeigu ta rodiklė kažkur tai rodo, tai aš galiu pažiūrėti, kur ta rodiklė rodo, gauti funkciją, galimai f, ne? Ir tada jai prirašyti skliaustukus, parašyti vienetą, kas rezultate reiškia, kad per rodiklę bus iškviesta va šita funkcija su parametru 1. Nu ir kažkas gaus. Dabar kas dar įdomu yra, kad mes kai sakėm, jeigu čia būtų int f ir laužtiniai skliaustai, tai f-as būtų masyvas ir pati reikšmė f, tai yra ne kas kita kaip rodiklė, ne, kur guli nulintasis masyvo elementas. Pasirodo, lygiai tas pats yra su funkcija. Vardas f yra ne kas kita kaip kažkoks adresas, nuo kurio galima vykdyti instrukcijas kažkokias. Tai. Ir kai mes pasakom f ir skliausteliai, arba y ir skliausteliai, tai iš tikrųjų čia yra rodiklė, o skliausteliai sako perdok valdymą va šito adresu ir dar kažkokius parametrus pasiimk ir juos panaudok. Taip? Tai pasirodo, kad kompiliatorius, reiškia tas adresas f, iš tikrųjų tarsi, jeigu taip reikėtų rašyti, tai būtų, reikštų, kad adreso adresas. Ir tai yra nelogiška. Tai vat ar parašyti adresas f, ar parašyti f, mes iš tikrųjų turėsim vieną ir tą patį. Ta patį gali su masyvais išsibandyti, pamatys, kad jeigu ten parašysit adresą priekį, tai nieks neturėtų pasikeisti. Tai dabar, kitaip tariant, aš galiu tiesiog pasakyti, kad y lygu f. Ir viskas. Ir viskas veiks lygiai taip pat, dėl to, kad kompiliatorius protingas. Aš siūlau kol kas rašyti taip, tam, kad mes tada aiškiai labai suprastumėm, ką mes darom, nes kai pradėjau rašinėti trumpiau, tai labai lengva pasimesti tarp to, kuo mes operuojam. Taip? Tai žodžiu, tai jeigu f yra funkcija, tai va čia tos funkcijos adresas, ir tada tą adresą aš galiu išsaugoti rodiklės tipo kintamajame, taip? Ir tada vėl, lygiai taip pat aš galėčiau per rodiklę iškart perdavinėti valdymą, taip nerašinėdamas jokių žvaigždučių, bet tam, kad mums būtų aiškiau, tai jeigu čia rodiklė, tai laikykim, kad aš prirašau žvaigždutę priekį, gausiu funkciją ir tai funkcijai tada perduosiu reikšmę 1. Dabar kokio velnio šito reikia? O labai dažnai būna taip, kad aš turiu kažkokią tai programą savo ir ta mano programa naudojasi kažkokią tai funkciją, kuri yra standartiniai bibliotekai. Tokių bibliotekų pavyzdžiai C kalboj galėtų būti std_libas, o funkcijų pavyzdžiai galėtų būti qsortas ir bsearch. Tai yra funkcijos, kurios atlieka greito rikiavimo, realizuoja algoritmą ir dvitainės paieškos. Apie tas dvi funkcijas dar kalbėsim šiek tiek vėliau. Ir dabar mintis ta, kad tos funkcijos, čia kažkaip rikiuoja kažkokius duomenys, ieško kažko, daro kažkokį tai bendro pobūdžio uždavinį. Ir neaišku, kaip jį daryti, nes kad surikiuot kažką reikia žinoti, koks čia duomenų tipas. Skaičius rikiuosim vienaip, eilutes kitaip. Tai tą kažkur reikia nurodyti. Jeigu aš viską nurodau main'e, tai tada aš negaliu tos bendro pobūdžio funkcijos rašyti. Taip? Tai ta bendro pobūdžio funkcija kas tada yra? Tai yra kažkoks tai bendras algoritmas, bet yra kažkokios kintamos dalys jame, kurias reikia nurodyti, norint, kad ta funkcija veiktų. Tai tada kaip yra tipiškai daroma? Sakoma, kad gerai, šita funkcija gaus kaip parametrą kitą funkciją, kurią tas mano programos kūrėjas turės parašyti. Ir nebereikės rašyti pačio to greito rikiavimo algoritmo, bet reikės nurodyti, kaip lyginami elementai, kaip dar kažkas vyksta. Ir tą reikės padaryti ir ta funkcija, kurią čia pasirašys tas programos kūrėjas, turės perduoti šitai bibliotekai. Tai ta funkcija, kurią reikia pasirašyti, kad veiktų ta standartinė funkcija, vadinasi tipiškai atgalinio iškvietimo, čia atgalinio iškvietimo funkcija, taip tai tas callback yra lietuviškai verčiasi atgalinis iškvietimas, bet programuotojai dažnai šneka žargonu, tai sakom callbackas, taip? Ir dėl ko callbackas? Dėl to, kad aš iš savo programos kviečiu šitą funkciją, ir šiaip viskas turėtų eiti tik į gylį. O čia gaunasi, aš tarsi grįžtu atgal į tą lygį, kuriame buvo kartu ir mano maino programa. Taip, tai gaunasi, kad mainas iškvietė funkciją, o šitas grįžo atgal į mano kodą, kur šalia maino aš parodžiau, kaip ta funkcija atrodo. Taip? Tai čia idėjiškai, ką aš bandau padaryti, reiškia, aš bandau parašyti bendro pobūdžio funkcijas ir jų kintamas dalis palikti, apspręsti šitom funkcijom. O dabar pavyzdys, kaip tas galėtų atrodyti.
laikykim, kad kairioji pusė yra tai, ką mes jau mokam, bet išsinagrinėkim vis tiek. Tai aš turiu tekstinę eilutę. Taip? Čia yra rodikliai simbolius, kuri pointina į kur? Į konstantinę eilutę atminti, kur yra hello, eilutės pabaiga ir dar nulis gale. Taip? Nu ir tai reiškia, jeigu aš paimsiu MSG, prirašysiu prieki žvaigždutę, aš gausiu raidę H, MSG plus 1 ir nuo viso šito žvaigždutė bus E ir taip toliau. Taip? Aš galiu turėti funkciją, kuri gauna tokio tipo eilutę, taip reiškia STR dabar yra rodikliai simbolius, taip. Nu ir tada aš sakau, kad tą, kad tu gausi, tu kaip eilutę atspausdink su procentu S, tai reiškia mes žygiuosim į pradžią ir slinksim rodiklę tol, kol negausim nulio, tai rezultate atspausdinsim hello ir backslash n, jeigu mes įvykdysim tokį kreipinį. Taip, tai kas bus dabar? Printas, kai aš parašysiu mainą tokį kreipinį, mes perduosim valdymą į printą, o kaip parametras atkeliaus MSG. Tai valdymas persiduos į printą, čia stovės kopija, tai STR bus lygiai tokia pati reikšmė kaip ir MSG. Ir dabar tada šitoj vietoj, kai aš sakau, spausdinkim, tai tada bus žiūrima, kad tas MSG kažkaip tai čia turi pasirodyti ekrane. Čia yra reikšmė MSG ir printas. Dabar, mes jau galim turėti ne reikšmę MSG, o funkciją, kuri grąžina tokią eilutę. Nieks kitas daugiau nesiskiria. Mes čia turėjom tiesiog pasakėm, kad MSG tipas yra žvaigždutė ir char. Tai čia MSG tipas yra žvaigždutė ir char, bet tai funkcija, nes šalia jos mes pasakėm ir skliaustelį ir jai nieko nereikia paduoti. Taip? Kai mes kreipsimės į vardą MSG, jis grąžins tokią eilutę hello. Tai sakom, kad ir funkcija. Kai mes kreipsimės į tą funkciją, be jokių parametrų, tiesiog grąžins eilutę hello. Jokių problemų. Tai čia kažkur gyvens konstantinė eilutė atminti ir mes šitos funkcijos pagalba grąžinsim rodiklį į simbolį H. Taip, super. Dabar, ką mes norim padaryti? Mes norim pasakyti, kad printas turi gauti kažkokią tai eilutę, bet ne šiaip eilutę. Nu, mes galėtumėm ir eilutę čia perduoti, pasakyti print, MSG ir tušti skliaustukai. Taip, tokiu atveju čia atsistotų grąžinama reikšmė. Bet dabar mes norim biški daugiau, mes norim pasakyti ne, kad reikšmę mes perduosim funkciją, o kreipinys į tą funkciją bus printo viduj. Tai ką mes turim padaryti? Čia buvo char žvaigždutė STR, taip? Tai čia yra char žvaigždutė, čia būtų STR, ne? Bet kadangi MSG yra funkcija, kuri negauna parametrų, tai ir čia mes sakom, kad tai, kas yra čia, yra kažkas, tai yra funkcija, kuri negauna parametrų. Ir nieks mums netrukdytų šito vietoj nerašyti tos žvaigždutės STR ir jau veiktų, kaip ir ankstesnėje skaidrėje sakiau, rašyti adresas ir nerašyti būtų tas pats. Bet mes parašom šitą, taip, kad nes iš skliaustukų būtų matoma, kad čia funkcijos, kompiliatorius pakankamai protingas, bet mes iš tikrųjų čia sakom, kad tai yra rodikliai funkcija STR, kuri nieko negaus ir grąžins rodiklę. Taip. Tai šita žvaigždutė reiškia rodikliai funkciją, o šita žvaigždutė reiškia, kad eilutę, kad tai bus rodikliai char. Nu ir jeigu mes tokį daiktą apsibrėžiam, tai mes tada ką sakom? Mes sakom, kad mes galim ramiai spausdinti kažkokią eilutę, tokią, kokią grąžins funkcija STR. Ir čia mes rašom skliaustukus, taip, čia galima lyginti su to, kas yra šičia. Taip, tai reiškia, čia atsiranda veiksmas ir dabar mes nebe čia kviestumėm tą MSG skliaustelį, bet funkcijos viduj. O MSG čia yra funkcija, kurią mes nukeliam į šitą funkciją. Taip? Tai kas čia prisidėjo? MSG. Ir čia MSG iš esmės atsirado skliausteliai. Taip? Čia buvo STR, kuri grąžino kažką. Taip? Tai šitoj vietoj vėl atsirado skliausteliai. Taip? Čia mes galėjom palikti čia žvaigždutę STR, šito žvaigždutės nerašyti. O čia liko tas pats, čia MSG ir čia MSG. Taip? Tai mes tiesiog pasakėm, kad šitais skliausteliais, kad reikės kažkokių veiksmų, kad gauti tą eilutę hello. Reikės kažkokių veiksmų, kad tą eilutę hello pasakyti. Ir viskas. Taip? Tai dabar funkcija print gauna kitą funkciją, šita funkcija yra kaip parametras, kuri čia atkeliauja, o mainas iškviečia šiuo atveju printą, perdodama tą funkciją, kurios reikia. Taip? Čia jeigu norėt rašyti gražiai, galima rašyti adresas MSG priekinu ir tada čia pasimatytų tos pačios žvaigždutė STR. Čia galima vėl rašyti ne STR skliaustelį, bet rašyti žvaigždutę STR, apskliaušti ir tada skliausteliai, nu ir taip toliau. Taip, tai tipiškai to nedarom, nes būna paprasčiau. Tai va, tai tos rodiklės į funkcijas leidžia kaitalioti ir funkcijas ir perdavinėti jos kaip argumentus. Taip, nes aš juk rašydama šitą funkciją, aš nežinau, kokia čia funkcija bus. Aš galiu turėti MSG1, kuri grąžina hello, MSG2, kuri grąžina world ir čia aš nurodau, kokią funkciją iškviesti ir čia visą šitą susitvarko.
Taip. Judėkime į priekį. Dabar aš sakiau kažkada, kad yra kažkokie dalykai, kuriuos reikėtų mokėti. Tai vienas iš dalykų, su kuo mes ilgus metus smaginomės, yra C kalbos aprašų skaitimas. Ir dėl ko jis yra svarbus, yra ne dėl to, kad ten reikia labai baisius aprašus skaityti. Pavyzdžiui, jeigu tokią aprašą kur nors C kalboje pamatytume, tai ko gero reikėtų ką nors nušaut kaip minimum. Bet dėl to, kad tas leidžia mums gerai suprasti reiškinius ir išmokti skaityti ir gerai suprasti, ką mes rašom ir ką tas reiškia. Taip? Kad va šitą visą perskaityti, kas čia yra ekrane, užtenka va šitų dviejų eilučių, reikia žinoti operatorių prioritetus. Tai žinot, kad funkcijos iškvietimas ir masyvas skaitos iš kairės į dešinę, o visa kita, tai reiškia žvaigždutės ir ten visi kiti dalykai, skaitos iš dešinės į kairę. Tai atkreipkite dėmesį, kad skliaustukai ir laužtiniai skliaustai rašosi į dešinę nuo vardo, o šitie dalykai rašosi į kairę nuo vardo. Tai kai aš noriu kažką skaityti, aš visą laiką darau taip, aš ieškau vardo, tada žygiuoju į dešinę tiek, kiek galiu, ir kai baigiu, tada važiuoju į kairę. Aš įdėsiu jums nuorodą, kuri būtų jums priimtina, kur galės daugiau pasiskaityti, kas čia yra, bet jums reikėtų galėti persiskaityti va šitos aprašus. Ir jeigu galite juos persiskaityti, pasakyti, kas čia iš tikrųjų yra, čia visi yra legalūs aprašai, tai tada yra geras požymis. Tai aš galiu porą perskaityti, o paskui norėsiu, kad jūs išmoktumėte. Tai A yra tiesiog skaičius, B yra funkcija, kuri grąžina skaičių. C yra funkcija, kuri gauna skaičių, grąžina skaičių. D yra rodiklė į skaičių. E yra funkcija, kuri grąžina rodiklę į skaičių. F yra funkcija, kuri gauna rodiklę į skaičių ir grąžina rodiklę į skaičių. G yra rodiklė į funkciją, kuri grąžina skaičių. H yra rodiklė į funkciją į kokią. O vat į tokią, kuri buvo čia parašyta, kur yra C. Tai reiškia, H yra rodiklė į funkciją, kuri gauna intą, grąžina intą. Kas yra I? Rodiklė į funkciją, kuri gauna rodiklę, grąžina rodiklę. Va tokia kaip F. Kas yra J? J yra masyvas iš dviejų elementų, kurio elementas yra rodiklė į intą. Kas yra K? Kai yra rodiklė į K, į masyvą, kurio viduje gyvena paprasti intai. Kas yra L? L yra rodiklė į masyvą, kurio viduje gyvena du elementai, o tas elementas yra rodiklė į intą. Kas yra M? M yra masyvas iš dviejų elementų, taip, kurio elementai yra rodiklės į K, į funkcijas, kurias nieko negauna, grąžina intą. Kas yra N? N yra rodiklė į K, į funkciją, kuri gauna, kur būtų vardas, va čia, ne? Tai, kuri gauna masyvą iš dviejų elementų, kurio elementai yra rodiklė į int ir grąžina rodiklę int. Kas yra O? Rodiklė į K, į masyvą, kurio elementai yra kas? Rodiklės į K, į funkcijas, kurios nieko negauna ir grąžina int. Kas yra čia? Žiūrime į P. P yra funkcija, kuri gauna K. Va čia būtų vardas, ne? Kuris neparašytas. Tai gauna rodiklę į funkciją, kuri nieko negauna, grąžina int ir savo ruožtų grąžina int. Ne? R yra funkcija, kuri grąžina K, rodiklę į K, į funkciją, kuri gauna int, grąžina int. Nu ir čia pats smagiausias. Q yra rodiklė į K, į funkciją, kuri gauna K, rodiklė į funkciją, taip, kuri daro K, grąžina intą, ir šita rodiklė į funkciją grąžina K savo ruožtų, grąžina rodiklę į funkciją, kuri nieko negauna, grąžina intą. Taip? Tai taip nieks nerašo, jo, čia tie, kur yra paprastesni, tai viskas gerai, o čia naudojami yra type def, apie kurios kalbėsim šiandien. Bet mintis ta yra, kad jeigu aš aiškiai suprantu, ką koks užrašas reiškia, tai tada aš visai kitaip operuoju tais operatoriais ir vis suprantu, kur ten žvaigždutės sudėliotos ir ką jos reiškia. Čia pavyzdžiai yra specialiai sukonstruoti tam, kad būtų ką veikti. Tai kas nori pasismaginti ir iš tikrųjų suprasti kalbos sintaksę, tai siūlau tą padaryti ir tada iš tikrųjų suprasit, ką reiškia tos žvaigždutės aprašuose, taip, ir ką reiškia ta mano frazė, kad D yra kažkas tai, prie ko prirašė žvaigždė, aš gausiu int. Taip. Judam į priekį. Tai dabar tos struktūros, taip, apie kurias buvo reklamuota pradžioj. Tai struktūra iš esmės nieko nesiskiria nuo masyvo. Kuria prasme? Ta prasme, kad tai yra kažkokių egzistuojančių duomenų tipų kintamųjų rinkinukas. Tiesiog, kai mes turėjome masyvus, tai mes sakėm ką? Mes sakėm, kad yra daug vienodo tipo reikšmių ir mes jas sukišim į vieną vietą ir dėl to, kad jų tipai yra vienodi, tai mes galėsim tos elementus numeruoti patogiai. Nu, indeksai atsirasdavo. O struktūrose mintis būdavo, kad aš jau turiu masyvą, kuris man leidžia vienodo tipo duomenis
jungti, o ką daryti, jeigu yra skirtingi. Nu, pavyzdžiui, aš turiu kokią nors noriu išsaugoti studento duomenis ir noriu, kad būtų vardas, pavardė, dar kokie nors gimimo metai, dar kažkas, tai čia kokia nors eilutė, čia skaičius, čia dar kažkas. Tai man norėtųsi turėti būdą juos sugrupuoti ir tada visą šitą vartoti ne kaip atskirai vardas, pavardė ir kažkas, bet sakyti, kad studentas. Tai vat įrašas su visais tais duomenimis. Tai dabar kaip tas atrodo? Atrodo taip pat, kaip C kalboje standartiškai yra aprašai. Tai reiškia, aš galėčiau ką sakyti? Aš galėčiau sakyti, kad, tegul būna kažkoks tai vardas, tegul būna kažkokia tai pavardė, tegul būna koks nors gimimo metai. Taip. Ir aš visą šitą dabar noriu apibrėžti kaip studentą. Tai ką aš darau? Aš sakau struct, kas reiškia struktūrą, suteikiu vardą, rašau begin, gale rašau end ir baigta. Tai čia yra normalus į kalbos kodas, o šitos tarsi tiesiog apgaubiau kaip begin ir end. Taip, funkcijos atveju, tai čia buvo irgi begin ir end, čia buvo kažkas, tai buvo grąžinamas tipas, buvo skliausteliai, o struktūros atveju aš irgi turiu begin ir end ir tiesiog viduje sugrupavau duomenis, kurie man reikalingi. Taip? Tai tą sako šitas užrašas, kad aš turiu struct, turiu vardą, tas vardas galioja tik tai struktūrų erdvėje ir tipiškai norima yra, kad jis būtų iš didžiosios, nors galėtų būti ir iš mažosios, bet gera kultūra reikalauja, kad būtų iš didžiosios. O tada aš sakau tipą ir čia kaip ir kintamųjų vardai, čia taip kaip normaliai būtų aprašai. Ir aš atkreipiu dėmesį, kad čia jokių operacijų būti negali, bent jau C kalboje, tai reiškia negalima čia rašyti narys 1 lygu 2, taip, negalima ten rašyti funkcijų, čia kažkokiu, tai čia aš tiesiog išvardiju kintamuosius ir aprašo sakinius, paimu ir sugrupuoju, čia aprašai. Taip. Tai jeigu aš taip susigrupavau ir apsibrėžiau tokią struktūrą, tai tada aš kaip sukuriu? Čia yra duomenų tipas, tai reiškia struct yra keywordas, o vardas yra tas daiktas, kuris leidžia identifikuoti kurigi struktūrą. Ir tada aš nurodau duomenų tipą čia kairiai, o čia nurodau kintamojo vardą. Tai jeigu čia buvo struct student, tai aš galiu pasakyti gerai, struct student ir s. Taip? Ir aš dar primenu, kad C kalba yra case sensitive language, tai aš galėčiau ir taip parašyti. Tai čia yra tada duomenų tipas, visas, o čia yra vardas kintamojo. Taip? Dabar čia yra pavyzdėlis, kažkoks kitoks. Tai ką mes darom? Mes sakom, kad mes norim dainos. Kas bus daina? Tai bus pavadinimas dainos, taip, tai čia eilutė ir aš atkreipiu dėmesį, kad tai yra iš tikrųjų rodiklė į kažką, čia nėra masyvas. Tai reiškia, kad tiesiogiai mes į vidų kažką tai dėti matyti negalėtumėm, taip, nes gautumėm crashą, tai reiškia, jeigu norėtumėm, reiktų pradžioje išsiskirti vietos. Jeigu čia būtų char name ir kažkokia talpa, tai tada ta vieta būtų, taip. Ir float length, ilgis tos dainos, taip. Dabar čia reiktų atkreipti dėmesį dar tokį dalyką, tai yra struct song ir song, yra 2 kartus song parašyta, kurie yra identiški. Tai šiaip tai, gera praktika būtų sakyti, kad čia yra struct song iš didžiosios, o čia iš mažosios. Bet šitas pavyzdys čia įdėtas dėl ko? Vienas dalykas, kad jums primint, kad šitaip geriau nedaryti, o kita dalis yra, kad šitas daiktas kompiliuojas. Kuria prasme? Šitas typas, jisai galioja tik tai struktūrų vardų erdvėje. Tai reiškia, šitas vardas su šituo vardu niekaip nesipjauna tarpusavį. Aš negaliu žemiau pasakyti struct song ir kažką kito pasakyti, nes aš jau apibrėžiau, ką reiškia šitas typas. Bet pilno tipo vardas yra ne song, o struct song. Taip? Tai reiškia, struct song čia buvo typas, o song yra vardas. Ir struct song yra kitas tekstas negu vien tik tai song. Taip? Ir ką reiktų dar atkreipdėmėsi, kad lygiai taip pat kaip masyvuose mes galėjom rašyti lygų riestiniais kliaustų ir išvardinti reikšmes. Tai ir čia mes galim pasakyti, kad kažkur yra konstantinė eilutė. Taip? Ir šita rodiklė, kuri buvo čia, iš tikrųjų rodys į tą konstantinę eilutę. Tada skaičius 2.4 yra reikšmė, kuri nukeliaus į šitą vietą. Taip, reiškia, čia yra pointeris iš tikrųjų kažką ir jisai čia nukeliavo. O čia yra skaičius, jisai čia nukeliavo. Taip? Dabar vizualiai, loginė prasme galima būtų įsivaizduoti taip, kad čia yra mano ta konstantinė eilutė, čia yra kartu supakuotas ilgis ir visą šitą aš sudedu į naują dėžutę, taip, kurios viduje yra 2 smulkesnės dėžutės. Tai čia kaip galima būtų galvoti, taip, ir tada name būtų šitos dalies vardas, taip, length būtų šitos dalies vardas, aš galėčiau kreiptis per tašką į atitinkamas dalis, tai reiškia, jeigu aš turiu S1 buvo tokio tipo kintamasis, tai aš sakau S1 taškas length ir gaunu šitą. Taip.
O šitas daiktas yra blogas dėl dviejų priežasčių. Vienas dalykas tai name ir length yra iš mažosios, o čia yra iš didžiosios, čia yra iš didžiosios. Ir piešinukas va čia yra blogas dėl to, kad yra ne taip. Jeigu čia būtų char, name ir laužtiniai skliaustai, tada atrodytų tiksliai taip. O dabar reiktų piešti, kad kažkur tai kitur yra va, tas dainos pavadinimas ir čia yra ne kas kita kaip strėlė, kuri pointina į tą vietą. Taip, čia svarbu, mes kažkurioje paskaitoje aptarinėjom apie tai, ko skiriasi laužtiniai skliaustai nuo žvaigždutės, kai kalbam apie simbolių eilutes. Ir tada mes galim žaisti visą žaidimą, kurį mes jau mokam žaisti. Tai reiškia, mes galim turėti, jeigu čia pasakėm, kad yra tokio tipo reikšmė, taip, tai mes galim pasiimti jos adresą, tai iš tikrųjų būtų vieta, kur guli visa šita va didesnė dėžutė. Mes galim turėti rodiklę, kurią mes galim nukreipti tą vietą. Ir tada per tą rodiklę galim įvairiais būdais kreiptis. Tai galim sakyti, gerai, S2 yra rodiklė, pažiūrėk, kur jinai rodo su žvaigždute, čia būtinai turi būti suskliausta, ir tada imk lauką length. Nu, ir tada įdėk ten kažkokią reikšmę. Tai? Dabar taško ir žvaigždutės, ne? Prioritetai yra nevienodi, bet jeigu grįšit atgal, va čia kur kalbėjome, ne? Taškas yra net su aukštesniu prioritetu negu žvaigždutė. Tai reiškia, kad jeigu aš neuždėsiu skliaustelio, tai S2 bus bandoma naudot kaip struktūrinį kintamą ir sakyti su tašku iki length, bet S2 tai pointeris. Tai jeigu S2 pointeris, taškas jam negalioja, taškas galioja tik struktūrai, bet žvaigždutė S2, tai yra tai, ką rodo tas pointeris, jau yra struktūra ir nuo jo galima kreiptis su tašku. Ir įdomu tai, kad va toks užrašas, kuris reikaliavo skliaustų žvaigždutės ir taško, gali būti užrašytas trumpiau va šitaip va. Tai aš tiesiog rašau strėlytę. Tai reiškia S2, einu to pointeriu ir imu lauką length. Taip? Tai reiškia va šitas vidutinis užrašas yra lygiai toks pats kaip šitas. Taip, tai čia kaip laužtiniai skliaustai sakė, kad galima buvo irgi per žvaigždutę rašyti, bet rašydom laužtinius skliaustus. Tai čia irgi galima per žvaigždutę rašyti, bet su strėlyte gal paprasčiau. Taip, tai ilgesnis užrašas yra toks, čia 2 simboliai, čia 4. Šitie reiškia tą patį. Taip. Judam į priekį. Dabar keli dalykai apie tai, ką galima ir ko negalima daryti su struktūrom. Tai jeigu kalbėjom apie masyvus, mes sakėm, kad masyvas yra tik mūsų galvoje, realybėje jo nėra, nes yra tik tai pointeris va čia pradžioj. Ir jeigu tai yra statinis masyvas, tai mes su pointeriu A1 ar A2 nieko negalim veikti, taip, čia jis yra rezervuotas. Atitinkamai, kai bandydavom visą masyvą paimti ir nukopijuoti, tai yra iš A2 visas reikšmės perkelti į vieną, mes gaudom klaidą kompiliatorius. Tai mums reikėdavo ciklą sukti, jeigu mes norėdavom kažką tokio daryti, arba ten naudotis kokią nors funkciją, mem, cpi ir taip toliau. Ne? Dabar su struktūrom situacija yra kitokia, tai reiškia struktūra yra dėžė ir su ją galima atlikinėti veiksmus. Tai reiškia, jeigu aš turiu va tokį data typą, kurio viduje gyvena simbolis ir skaičius, tai aš galiu apsirašyti tokio tipo kintamosius ir nėra jokių problemų paimti ir visą turinį perdėti iš šitos kuprinės į kitą. Taip? Tai reiškia, masyvai buvo grindys, ant kurių stovi lentynos, taip, ir kai aš tai padarau, tai aš sakau, kad vienos grindys lygios kitom grindim, o ne lentyna lygi lentynai. Taip, bet čia yra kuprinė arba dėžutė. Nu, tai gerai, tai jokių problemų paimam susideda. Čia galima įsivaizduoti kaip lentyną, kur lentynos skirtingo dydžio gali būti. Toliau, mes galim turėti tokių dalykų masyvą, tai reiškia, jeigu aš turiu vardą data, taip, tai aš čia nurodau talpą, o čia aš nurodau bet kokį egzistuojantį tipą. Tai jeigu tipas jau čia buvo straktes, nu, tai aš galiu pasakyti straktes ir valio, dabar data bus 100 elementų, kur vienas elementas yra struktūra, o jos viduje gyvena C ir val. Kaip man dabar kreiptis, nu aš turiu data, aš sakau, einam į patį nulintą elementą, čia bus struktūra, rašau tašką ir sakau, kreipkimės lauką val, nu, tai va į šitą. Nu ir įdėkim ten reikšmę 1. Tai? Negana to, aš galiu naudoti ne tik šitą, bet ir dinaminius visokius masyvus ir dinaminius kintamosius, tai tam yra funkcija malloc. Tai aš sakau, kad malloc, man reikia kažkiek atminties, aš sakau, kiek atminties, tas, kas gausis, bus rodikliai kažkokią sritį, taip, nu ir jos tipas tada yra straktes su žvaigždute. Tai jeigu aš noriu turėti rodiklę, taip, tai rašau vardą, prieš tai žvaigždė ir rodikliai kažką, į ką? Nu į va tokį va tipą, straktes. Ir viskas tvarkoja, ir tada toliau galiu su ta rodiklė dirbti. Dabar čia svarbus momentas. O čia ką nurodyti? Na, galima būtų kaip galvoti. Jeigu čia yra 1 baitas, o čia yra 4 baitai, tai čia turėtų būti 5 baitai. Tai taip gali būti, bet gali taip ir nebūti. Taip nebūti gali dėl 2 priežasčių. Viena priežastis yra, intas gali nebūtinai užimti 4 baitus, tai čia blogai, čia reiktų rašyti size of, skliaustose straktes. O kita priežastis yra, net jeigu tas size of char plus size of int būtų iš tikrųjų 5, tai taip vis tiek nebūtinai gali būti, dėl to, kad kartais kompiliatorius padaro taip, kad
atmintį sugrupuoja rinkinukais po kažkiek baitų, pavyzdžiui, po 8. Ir jeigu atsitinka taip, kad mes paskui turėsim dinaminį masyvą, tai gali būti, kad tos struktūrų pradžios yra išdėliotos ne atstumus size of, bet daugiau. Tai yra paddingas tam tikras dėl efektyvumo sumetimų. Ir tai reiškia, kad toks dalykas, tai reiškia plika konstanta kode, tikėtina yra klaidų šaltinis, tai korektiškas užrašas ir tuo pačiu portable kodas yra tada, kai mes sakome size of struct s. Taip? Ir tada mes nesirišam prie to dydžio, taip, jeigu čia kažką tai pridedam dar papildomai, tai čia automatiškai pasikeis, taip, o jeigu čia pridedam ir čia pamirštam, tai bus šakės, taip. Plius svarbus momentas. Ir tada, jeigu mes darom ten rodiklio aritmetiką, tai vėl galim žinot, kad, taip kaip viduj yra implementuota, tai viskas čia suvaikščios gražiai. Toliau, kas dar įdomu, tai struktūrų viduj galima turėti kitas struktūras. Tai jeigu mes turėjom struktūrinio tipo kintamai S, tai mes struktūros viduje, kur SS, ir čia nesmogikai, bet su mintim, kad yra aukštesnis, didesnis S. Tai mes galim turėti tokią struktūrą ir viduj turėti masyvą. Tai dabar žiūrim, reiškia, paprastas viduj buvo simbolis ir intas, o šitos struktūros viduj buvo struktūra, kurios viduje buvo simbolis ir intas, ir 20 intų. Taip? Ir visas šitas buvo, reiškia, kažkokioj tai kuprinėje. Aš atkreipiu dėmesį į įdomų dalyką, kad masyvas, kuris yra čia įdėtas, yra struktūros viduj. Tai reiškia, jeigu mes rašysime S1 lygu S2, tai nebus problemos ir masyvas irgi persikopijos. Tas pats yra su eilutėm. Taip? Tai jeigu kažkam labai nepatinka, kad čia 1 lygu 2 negalima parašyti, tai reikia apsibrėžti savo struktūrą, kurios viduj būtų masyvai ir tada tiesiog struktūras kopijuoti ir masyvai jų viduj irgi persikopijos, taip, nes šitie 20 intų yra šitos struktūros dalis, taip, viduj. Dar gali būti anoniminės struktūros, kas įdomu yra, čia yra struct SS, o čia nėra vardo, už tai vadinasi anoniminės. Šituo atveju aš susikūriau vienkartinį kintamąją SS2 ir aš su juo galiu dirbti, bet aš negaliu vėliau paskui susikurti naujo tipo, nes čia SS aš turiu, aš galiu paskui sakyti struct SS kažkas tai, o čia aš neturiu. Tai reiškia, čia kaip vienkartinė stiklinė. Taip? Ir kas dar įdomu yra, kad tipai turi dėrėti. Ką aš turiu omeny, tai yra, kad kai mes atlikinėjom kažkokius veiksmus, pavyzdžiui, SS1 lygu SS2 ir taip toliau, ten bandom, nežinau, prilyginti, sudėti, ten dar kažką padaryti, tai tipai turi sutapti. Tai nežiūrima yra į vidų, taip, čia yra šiuo atveju implementacija jų yra vienoda, bet tipai nedara. Čia yra SS, o čia nežinia, kas yra. Tai nors turinys yra vienodas, toks sakinys yra draudžiamas, taip, dėl to, kad tipai nedara. Ir neaišku, kaip iš vieno konvertuoti į kitą, taip, tai reiškia, kompiliatorius nežiūri turinio, o žiūri tik tai vardus tipų. Ir net jeigu aš išreikštinai pasakyčiau, kad aš labai noriu pasiimti SS2 ir susikonvertuoti į SS1 tipą, man neleistų, dėl to, kad neaišku, kaip konvertuoti. Bendro atveju čia galėtų būti visai kitkas, čia galėtų būti double masyvas ir dar kažkas, tai tikėtis, kad aš kai paimsiu čia ir parašysiu šito operatorius, bus pakankamai protinga susivokti, kaip čia yra skirtumai ir ką aš noriu padaryti, tai būti negali. Taip? Tai reiškia, struktūros tarpusavį nesikonvertuoja, taip? Jos turi arba vienodą tipą arba neturi, o jeigu jau man reikia konvertuoti, aš turiu pats rašyti funkciją, kuri gauna vienokį tipą, išspjauna kitokį ir tada aš čia kreipsiuos ne į tokį daiktą, o sakysiu funkciją nuo kažko tai, kuri paims šitą ir grąžins būtent tokio tipo kintamą. Taip? Na ir labai dažnai, kai mes šitą jau įsisavinam, tai mes programuodami, vietoj to, kad rašyti labai daug parametrų, labai dažnai operuojam struktūromis. Tai reiškia, sakom, kad ten bus pavyzdžiui, ne masyvas ir jo dydis, bet sakom, kad čia ateis duomenys, tie duomenys, tai čia bus koks nors masyvas ir jo dydis, taip, čia bus koks nors masyvas ir jo dydis. Taip, tai ir dar gal ten krūva kitokių dalykų, taip, koks nors studento vardas, pavardė ir dar kažkas. Tai mes nenorim sakyti, kad čia ateis vardų masyvas, pavardžių masyvas ir gimimo datų masyvas. Mes sakom, ateis studentų masyvas, taip. Tai mes apsibrėžiam tada savo struktūras, taip, ir čia kažkas gaunasi. Tai čia galėtų būti pavyzdys perdavimo, kai aš noriu perduoti structų masyvą XX, taip. Čia gali būti pavyzdys, kai aš noriu struktūros vidų pakeisti, nes tas pats galioja, reiškia perduodama kopija, jeigu aš noriu keisti vidų, tai man reikia rodiklę perduoti, taip. Ir aš galiu tiek perduoti kažką tokio, tiek galiu grąžinti. Ir čia svarbus momentas, jeigu žvaigždės nėra, tai kopija. Tai kadangi struktūros dabar savo viduje gali turėti daug daugiau dalykų, tai atitinkamai reikia pagalvoti, ar tikrai verta perduoti kaip reikšmę, o ne kaip rodiklę. Tai tipiškai, kuo didesnius dalykus perdavinėm, tuo labiau norim perduoti rodiklę. Judam į priekį.
Dabar C kalbai specifinis dalykas yra sąjungos, kurios iš esmės nieko nesiskiria nuo struktūrų, tai reiškia tie patys dalykai galioja, gali būti anoniminės, ten gali būti įvairiais būdais aprašomos, taip, ten masyvai gali būti ir taip toliau. Jo? Tai nieks nesiskiria, išskyrus vieną dalyką. Kai mes aprašom struktūrą, tai kiekvienam iš laukų skiriama atskirai vieta. Va, pavyzdys būtų šičia, taip. Iškia galima būtų įsivaizduoti, kad va, aš turiu kažkokią, jeigu čia būtų struct student, ne, ar, ten, tai, ar kažkas tokio, tai va, yra fieldai kažkokie, nu ir galima įsivaizduoti, kad jeigu intas užima 2 baitus, o charas 1, nu tai va, čia būtų struktūros paketėlis toks, tai reiškia, būtų rolas, būtų name'as ir būtų marks, taip. Tai visas šitas užimtų galimai 8 baitus, taip, nu ir čia šitas gyvena savo, šitas gyvena savo. Dabar jeigu mes apsirašom sąjungą, visiškai identišką sintaksą, tai kas yra daromas toks dalykas, yra žiūrima, kaip atrodo maksimalus dydis, tai reiškia, čia buvo 2, čia buvo 2, čia buvo 4, tai paimamas maksimalią talpą turintis elementas ir visai sąjungai yra išskiriama būtent tiek baitų, tai reiškia, va čia yra 4 baitai dabar. Ir tada einant nuo pradžios, kas yra daroma, tai yra tiesiog tam tikriam baitam suteikiamas tam tikras vardas. Tai, pavyzdžiui, va šitiem baitam bus suteiktas vardas toks. Name'as tai bus visi šitie 4 baitai, o marksai vėl bus šitas va baitas. Ta? Bendro atveju gali būti labai įvairiai, tai reiškia kompiliatorius sprendžia, pavyzdžiui, ar šitie 2 baitai, ar šitie paskutiniai baitai būtų, ar tas name'as čia iš eilės, ar iš čia atvirkščia tvarka dėlios. Žodžiu, gali būti labai įvairiai. Tai reiškia, visas šitas yra specifikuojama pačio kompiliatoriaus ir architektūros ir skirtingose vietose gali būti skirtingai. Negana to, standartas sako, kad jeigu mes naudosim kelis kintamosius vienu metu, tai rezultatas neapibrėžtas. Nu, tai reiškia, jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim ir sukursim kažką, tai padarysim su name, tai visiškai neaišku, kas atsitiks su roll arba kas atsitiks su marks. Ir tai yra dėl to, kad neaišku, kaip operacinė sistema ir kaip iš vis visa architektūra interpretuoja skaičius. Kas mokosi architektūrą, tai, pavyzdžiui, žinot, kad skaičiai, kai saugomi, jie saugojami ne nuo pradžios iki galo, nuo galo iki pradžios, tai reiškia, pradžioje yra vienetai, paskui 10, 100, ten 1000 ir taip toliau. Tai dalis sistemų yra tokių. Ir tai reiškia, kad jeigu aš, pavyzdžiui, rašiau skaičių čia kažkokį tai pilnai gali būti, kad čia bus vienetai, o čia bus 10. Taip, nu, 10, ta prasme, jeigu traktuojam, kad čia yra skaičiavimo sistema, kuri yra 256. Taip. Tai dabar klausimas, kokio velnio šitokių dalykų reikia. Tai vienas dalykas yra, kad dažnai būna, kad mes norim, nu, pavyzdžiui, reiškia, kartais mūsų duomenys yra intai, o kartais yra doublai. O kartais floatai, o kartais pointeriai kažkokie. Tai vietoj to, kad viską bandyti sukišti vieną ir tą pačią vietą, mes galėtumėm pasirašyti sąjungą ir sakyti, kad, na, tu renkiesi, kuri ten vieta bus ir tiesiog jeigu mes dirbam su intais, tai dirbam su intais, čia koks nors doublas, tai dirbam su doublais. Ir mums tas pats, kaip ten tie dalykai vadinasi, mums reikia tiesiog baitų. Taip? Prie to paties irgi yra pamąstymas, kad galima tiesiog su maloku išsiskirti kažkokią atminties bloką ir tiesiog jį įkišti, ką nori ir tiesiog iš ten išsitraukti duomenys, padaryti, kad ten rodiklė būtų tipizuota, tai reiškia ne void su žvaigždute, o ten toks tipas, kokio aš noriu, nu ir ten kažką daryti. Taip? Tai čia vienas naudojimas, o kitas naudojimas, kur jau reikia žinot, kaip architektūra veikia, bet tą dažnai tenka daryti anyway, tai reiškia rašyti platform specific kodą, kuris nėra portable. Tai yra, kada mums labai patogu įvairiom dalim kažką tai mesinėti, ką aš turiu omeny. Tai aš turiu omeny, kad, pavyzdžiui, aš susigalvoju, kad aš noriu tą marks paimti ir išsisaugoti į atmintį, tai aš išsisaugau, o paskui aš paimu ir išsitraukiu tą intą po 1 baitą. Tai reiškia, jeigu intas užima 2 baitus, tai aš galiu išsitraukti su indeksu 0, su indeksu 1. Taip, jeigu intas būtų 4 baitai, tai va šitas masyvas iš tikrųjų man leidžia pasižiūrėti, kaip atrodo kiekvienas iš baitų va to va into. Tai tą kartais labai patogu daryti. Tai reiškia, jeigu aš noriu, pavyzdžiui, man dabar, kad persikopijuoti šitą masyvą, tai man ciklo reikia. Bet jeigu čia būtų koks nors intas, kuris užima 4 baitus, taip, tai aš galiu tiesiog pasiimti intui vienam priskirti kitą, arba visai sąjungai paimti priskirti kitą sąjungą. Taip, ir viskas paima ir persikopija. Tai reiškia, aš tarsi galiu į tą pačią vietą žiūrėti per kelis skirtingus vardus ir žiūrėti, ką gaunam. Taip, tai kartais tas būna labai patogu. Taip. Bet kuriuo atveju čia reikia gerai suprasti, ką mes darom ir suprasti, kad jeigu mes taip darom, tai tas rezultatas priklauso nuo aplinkos konkrečios ir nuo konkrečios implementacijos ir jeigu mes kažką ne taip padarom, tai vėl yra papildomas klaidų šaltinis
Ir kaip taisyklė, daugelis kalbų tokių dalykų neturi, tai reiškia, kad ten, pavyzdžiui, su rodikliam tai aišku galima bet ką padaryti, bet tai nėra kažkoks data typas. Tas union yra raktinis žodis į kalbos, tai čia kažkuria prasme tokia braiškytė ant torto, tai reiškia kažkas, ko jį gali pasigirti. Judam į priekį. Kas dar yra, tai yra numeratoriai. Vėliau matysit, pavyzdžiui, C++, tai jie yra daug daugiau galimybių turintis, o C kalboj iš esmės tai yra tiesiog define alternatyva. Sintaksė yra tokia, reiškia, aš galiu paimti pasakyti enum vardas, pasakyti begin ir end, ir paskui vardint kažkokias tai vardinės konstantas, kažkokias tai reikšmes. Ir kas atsitiks, jom bus suteiktos reikšmės 0, 1, 2, 3, 4 ir taip toliau, ir iš eilės numeruos, už tai ir vadinasi numeratorius. Ką dar galima padaryti, yra galima pakeisti kažkokias čia nurodyti specifinės reikšmes, taip, ir tada bus tos, kurios aš nurodžiau. Pavyzdys taikymo galėtų būti toks. Tarkim, aš noriu turėti mėnesius ir aš noriu mėnesius saugotis ne skaičiais, ne vardais, o skaičiais. Tai aš noriu, kad sausis būtų 1, vasaris būtų 2, kovas būtų 3. Tai aš galiu apsibrėžti numeratorių, pasakyti enum months, čia yra raktinis žodis, čia yra mano sugalvotas vardas. Ir tarp begin ir end išvardinti visas vardinės konstantas, aš rašau all caps, čia matyti reikėtų iš didžiosios irgi rašytėm, kurios būtų define analogija. Aš galiu sakyti define jan 1, define feb 1, bet man tada reikėtų 12 reikšmių apibrėžti. O šitoj vietoje aš nurodau pirmą, nes šiai būtų nuo 0, tai aš nurodau, kad pirma reikšmė bus 1, o visos likusios tiesiog kompiliatorius supras, kad reiks automatiškai didinti vienetų, tai automatiškai čia bus 2, 3, 4, taip toliau 12. Dabar aš analogiškai galiu nebūtinai iš eilės esančias reikšmes apibrėžti. Aš sakau, kad yra visokie escaping characters ir man norėtųsi patogiai jais operuoti. Nerašinėtų viengų būtent kabučių, slešų, dar kažko. Aš noriu vardus padaryti. Tai aš galiu tokius vardus užsidefinėti. Define, new line ir va šitą parašyti. Ne? Bet ką aš galiu padaryti, aš galiu juos sugrupuoti į enumą, kurio vardas bus escapes. Ir dabar, kadangi man 0, 1, 2 netinka, tai aš sakau, kad bell bus va toks. Backspace'as bus va toks, tabas bus va toks, vertikalus tabas bus va toks. Taip, ir jeigu aš nenurodyčiau, pavyzdžiui, šito, ten bus kažkoks tai SC kodas, tai čia būtų vienetų didesnis, bet aš nurodau kitą. Tai jis bus toks, kokį nurodžiau. Tai ką aš iš šito gaunu, čia yra sugrupuoti define'ai, o va šitas vardas pasako, ką šitie visi define'ai tarsi reiškia. Ir aš galiu jais operuoti, taip tarsi operuočiau paprastais sveikais skaičiais. Kas dar svarbu yra, tai vardai negali kartotis, tai reiškia, jeigu toks buvo apibrėžtas, tai čia negalima antrą kartą tą patį sakyti ir nėra taip, kad va šitos reikšmės galiotų tik tai viduj months. Tai reiškia, jeigu aš pasakiau, ką reiškia jan, tai aš negaliu čia rašyti jan. Taip? Reiškia, svarbu yra, kad visi šitie vardai būtų skirtingi, bet skaičiai gali būti, pavyzdžiui, aš galiu rašyti jan lygu 1, feb lygu 1. Lygiai taip pat kaip su define, jo, aš jeigu vardai skiriasi, aš negaliu kelis kartus define to paties makrošo, taip, su skirtingom reikšmėm. Tai svarbus momentas yra, reiškia, arba kintamojo, reiškia, 15 kartų su skirtingais taipais. Taip, tai lygiai tas pats galioja šičia. Taip, judam į priekį. Dabar kaip yra su savo susikurtais tipais, apie kuriuos aš kalbėjau. Tai pasirodo, kad jie gali būti apibrėžti su raktiniu žodžiu typedef. Tai vat visi šitie užrašai, kurie yra typedef, jie apibrėžia kažkokį naują tipą. Ir naujas tipas yra suprantamas kaip naujo vardo pagaminimas jau egzistuojančiam tipui. Sintaksė yra tokia. Aš sakau typedef, čia yra jau žinomas tipas, o čia yra naujas tipas, kurį aš sugalvojau pagaminti. Ir dedu kabletaškį. Pavyzdžiui, aš galėčiau pasakyti, kad man norisi stringo, ir kadangi visur naudojama čia su žvaigždute, o man nesinori tų žvaigždučių, tai aš galėčiau pasakyti, kad nuo šiol aš vietoj šito rašysiu string. Kodėl ne? Man gali nusibot kiekvieną kartą sakyti struct my struct. Tai aš galiu parašyti typedef, parašyti structo apibrėžimą ir tada sakyti, kad nuo šiol visas šitas griozdas turės tiesiog vardą my struct. Tai man tada to žodžio struct nebereiks kartoti, aš tiesiog sakau my struct ir ten kintamojo vardas. Aš galiu norėti susiklasifikuoti savo egzistuojančius data typus. Pavyzdžiui, aš galiu turėti kokį nors masyvą, kuris, aišku, gali būti indeksuojamas ir kurio viduje gyvena sveikieji skaičiai. Taip? Ir gali būti toks dalykas, kad kažkurio momentu mano data typai visi buvo intai, o aš paskui pamatysiu, kad man jų neužtenka ir man reikės praplėsti ir intą keisti long. Tai jeigu aš visur naudojau data typą int, tai man bus labai sunku replacint.
Aš negalėsiu padaryti tiesiog automatinės komandos, reiškia reikės eiti per savo kodą ir žiūrėti, kurios intus pakeisti į longą, dėl to, kad aš norėjau praplėsti. Arba kurios intus pakeisti į unsigned kokį nors. Bet ką aš galiu padaryti, aš galiu pasakyti, kad visi indeksų skaitliukai, visi counteriai, kur aš naudojau laužtiniuose skliaustuose, turės naują vardą, kurio vardas bus index. Ir aš nerašysiu int i, aš rašysiu index i. Tai tada, jeigu aš norėsiu pakeisti, ką aš padarysiu, aš ateisiu prie šito typedef, čia prašysiu typedef, unsigned int index. Ir visur, kur buvo indeksai, paims ir pasikeis. Taip? Tai mes šitą jau turėjom, su definai, su funkcijom, taip, kad gera idėja yra nekartoti, nedubliuoti to paties, tai lygiai tas pats čia. Jeigu aš suprantu, kad duomenų tipas gali keistis, tai aš užsitypedefinu, pasižymiu jį tam tikrą vardu ir tada gaunu kažką tai gero. Aš galėčiau ir definą naudoti, problema yra, kad su definu yra truputį sunkiau, nes jisai tekstą keičia, tai jeigu ten kažkur bus index file koks nors, tai jis pakeis index, tai yra atliekama paprasta teksto paieška, o typedefas šituo atveju turi visą normalų C servisą, tai reiškia gali ir tipus patikrinti, pažiūrėti, ar aš viską gerai parašiau ir panašiai. Tai reiškia, šitas dalykas, jisai man suteikia daug visokių galimybių, taip, aš galiu trumpinti savo kodą, taip, man paprašiau, kai reikia kažką paprašiau pakeisti ir kaip minimum aiškiau, kuo aš operuoju. Taip, ir grįžtant prie tų komplikuotų aprašų, kuriuos aš anksčiau rodžiau, tai lygiai taip pat ten visa idėja yra atskirai užsitypedefint funkcijos tipą, taip, atskirai užsitypedefint masyvą ir tada staiga tas užrašas tampa gražesnis, net ten su milijonais skliaustelių ir milijonais žvaigždučių. Taip, judame į priekį. Dabar mes kalbėjome apie struktūras struktūrose, apie tai, kad ten struktūros viduje gali būti masyvas ir taip toliau. Tai uždavinys, kurį dažnai tenka spręsti, yra tai, kad reikia suprojektuoti, kaip atrodo, kaip duomenys saugoti savo programą. Natūraliai, reiškia, reiktų kaip galvoti. Mes sakėm, kad gali būti skaičius, tada gali būti skaičių masyvas, tada gali būti masyvas iš masyvų ir taip toliau. Nors sakėm, kad yra daugiamačiai masyvai, kurie tarsi, reiškia, masyvo elementas yra mažesnės dimensijos masyvas. Tai? Tai galim dabar galvoti, čia masyvo viduje buvo masyvas, bet masyvo viduje galėjo būti bet kas. Masyvo viduje yra struktūra, struktūros viduje kita struktūra, tos struktūros viduje yra masyvas, iš ko iš struktūrų ir taip toliau. Tai reiškia, mes negalim pasakyti, kad skaičiaus viduje yra kitas skaičius, taip? Bet reiškia, funkcijos tą savybę turi, rodiklės tą savybę, reiškia rodiklė, kurios viduje yra struktūra, kurios viduje yra rodiklė. Taip, tai mes tais elementais, kuris operuojam, tai yra funkcijos, rodiklės, struktūros ir masyvai. Taip ir gaunasi, kad mes galim turėti tokius, kad kažkas yra kažko viduje ir vis aukščiau ir aukščiau kilt, bandant dėti ten mažesnės dėžutės į didesnės dėžutės. Taip. Ir tada klausimas yra, tai gerai, o tai kogi tiksliai reikia mano programai? Tai, pavyzdžiui, galima galvoti, gerai, aš turiu studentą, tai studento viduje yra kas? Vardas ir pavardė, o kas yra vardas? Simbolių masyvas. Tai, o kas yra pavardė? Tai yra simbolių masyvas. Tai, o yra kokie nors įvertinimai, tai ten skaičių masyvas. Ir tai yra vienas studentas. Tai reiškia, struktūros viduje dabar yra 3 masyvai. Tai. Bet kas yra struktūra šituo atveju? Tai vienas elementas, studentų sąrašo, nes man reikia saugotis visų studentų duomenys. Tai reiškia, aš kalbu apie struktūrų masyvą, kurios viduje yra masyvai, ir taip toliau. Tai? Tai kitaip tariant, tai nėra taip, kad kai mes kalbame apie daugiamačius duomenis, tai mes įsivaizduojam būtinai tik tai masyvą, taip, o mums reikėtų įsivaizduoti bendru atveju, kad tiesiog mes vis pastoviai gaminsim tos išvestinius duomenų tipus, tai vis aukštesniam ir aukštesniam lygyje. Taip. Ir atskiro aptarimo reikalauja reiškia, struktūrose, dėl to, kad tas atveda prie labai įdomių konstrukcijų atmintyje, būtent naudojant struktūras ir rodiklės, taip, kurios man leidžia duomenys išdėlioti ne iš eilės, vientisinėme bloke, kai buvo masyvų atveju, bet išdėlioti bet kur. Ir tą pasiekiamumą užtikrina būtent rodiklės. Tai pradžiai, jau mes turėjom ne vieną pavyzdį, kad struktūros viduje galima įdėti kitą struktūrą, jokios problemos su to nėra. Dabar klausimas yra, o kas bus, jeigu aš va šitai parašysiu, čia bus struct_x, ir viduje bus kitas struct_x. Tai man nesikompiliuos nė velnio ir čia reiktų įsivaizduoti, kad čia būtų kažkas panašaus kaip amžina rekursija. Taip, reiškia, nes šito struct_x viduje juk būtų dar vienas struct_x. To struct_x viduje būtų dar vienas. Taip, ir šitas niekada nesibaigia, ir galų gale būtų blogai.
Bet pasirodo, nėra jokios problemos, jeigu mes pasakom šitaip, jeigu mes sakom, kad struktūros viduje bus rodiklė į ją pačią. Nes rodiklė tai nėra jinai pati, teisingai. Kai aš pasakau, kad struktūros viduje bus čia pointeris, tai čia yra tiesiog skaičius, čia adresas, taip, ir toliau rekursija nesitęsia. Ta rodiklė gali niekur nerodyti, o negali rodyti į save arba į kitą tokio tipo elementą. Taip, tai čia jokių problemų nėra, nors tarsi tipai tie patys, bet čia reikia pamatyti, kad čia yra žvaigždutė ir va, čia esminis dalykas, ko šitie du skiriasi, reiškia taip negali būti, o šitaip gali. Ir tas mums leidžia va tokius dalykus daryti. Tas terminas yra dinaminės duomenų struktūros. Ir kai mes sakom dinaminės duomenų struktūros, mes turim ką omeny? Mes turim omeny, kad aš galiu pasiimti ir duomenis kažkokiu būdu dėlioti atmintyje, dinaminėje, tai reiškia, ten dalykai gali keistis vykdymo metu, ir tame tarpe ir struktūra gali keistis vykdymo metu, tai reiškia, kažkokie duomenys gali atsirasti, kažkokios jungtis gali atsirasti, kažkas gali dingti. O sakant, struktūra yra kažkokie ryšiai tarp elementų. Tai jeigu mes kalbame apie dinaminius masyvus, tai kaip mes kalbėdavom, kad yra rodiklė kažkur, kuri rodo į atminties sritį, yra ištisinis blokas, ir ten kaip į lentynėlę sudėti elementai. Taip? Dabar yra toks terminas, tai čia yra dynamic array. Taip? Dabar yra sąrašai dinaminiai, tai yra dynamic list, ir vienas iš to sąrašo pavyzdžių galėtų būti čia. Čia yra struktūrėlė. Ir struktūrėliai viena dalis yra duomenys. Čia galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, paprastas skaičius, čia data parašyta, bet blogų šrifto, ne? Galima įsivaizduoti, kad čia yra paprastas skaičius, bet čia gali būti bet kas, bet kokie duomenys. Pavyzdžiui, vardas, pavardė ir gimimo metai. Taip? O paskui yra nuorodos dalis ir vienintelė paskirtis tos nuorodos yra rodyti į kitą struktūrą atminty, kur bus sekantis sąrašo elementas. Ir taip gali tęstis, kol galų gale sekanti nuoroda sako, kad čia po jo nieko nėra. Tos strėlės gali būti bet kur išdėliotos, tai yra čia išdėliota ir iš eilės, bet čia galėjo būti į priekį šuolis, paskui atgal, paskui vėl į priekį. Taip, tai reiškia, tie duomenys galėjo būti išsimėtę, bet kaip. Ir už tai vadinama jau nebe masyvas, o sąrašas, tai reiškia sąrašas nuo žodžio sąryšiai, tai reiškia elementai yra susijęti tarpusavį, bet kur jie išdėlioti neaišku. Ir jeigu masyvę aš iš eilės eidavau indeksų pagalba, tai dabar, kadangi ne iš eilės, tai man reikia rodiklės, kad aš galėčiau pažiūrėti, kas ten darosi. Aš tikrai negaišiu laiko jums pasakot, kaip tie sąrašai atrodo, nes tai yra tai, ką jūs mokinsitės per algoritmus ir duomenų struktūras, bet to internete pilna pavyzdžių. Jeigu jūs norėtumėt ieškoti čia, tai jums reiktų susivesti linked list, tai reiškia nuorodomis susietas sąrašas, ir ten bus singly linked list, doubly linked list ir taip toliau. Circular list and so on. Čia buvo taip, kad aš turiu nuorodą į pradžią, ir galiu pasiekti visus elementus. O dvipusis reiškia, kad aš turiu nuorodą ne tik į pradžią, bet ir prieš tai buvusią elementą. Tai aš galiu pažiūrėti, kas buvo po to, kas buvo po to, kas buvo prieš tai. Gali būti cikliniai visokie sąrašai, tai čia buvo pradžia ir pabaiga, kur nieko nebėra. O gali būti taip, kad čia pabaiga rodo į pradžią, o čia pradžia rodo į pabaigą, ir vėl gali būti kažkokios dinaminės struktūros. Taip? Bendru atveju tų sąrašų gali būti labai daug, tad duomenų dalis gal yra vėl savo ruožtų sąrašas, kuris turi uodegėlę ir taip toliau. Ne? Tai čia yra sąrašiukai, kur reiktų įsivaizduoti, kad tokia eilutė duomenų yra. O kas dar įdomu, tai man tos rodiklės ir struktūros leidžia daryti išsišakojimus. Tai reiškia, čia buvo kas? Čia buvo viena rodiklė, čia yra dvi, bet nepaisant to, kad yra dvi rodiklės, mes vis tiek vieną eilutę turėjom. Bet tos dvi nuorodos gali rodyti bet kur. Tai taip galima medžius daryti. Pavyzdžiui, aš turiu kažkokią hierarchinę struktūrą. Čia medžiai gamtoje auga iš apačios į viršų, o informatikai auga iš viršaus į apačią, tai yra duomenys šakojas. Ne? Tai aš turiu kažkokį elementą, čia yra duomenų dalis, ir čia yra kairėje, ir čia yra dešinė. Ir aš galiu važiuoti į kairę ir rasti kairėje struktūrinę dalį. Tai paskui gal į dešinę. Galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad čia yra kokia nors gatvė, o čia yra namas, o čia yra butas. Taip, čia gal dabar rodo, kad čia yra tos dvi rodiklės, taip, o jų galėtų būti, pavyzdžiui, 20. Taip, aiškiai, gatvėje, kiek yra namų skirtingų, tai va tiek čia tų strėlyčių. Taip, čia yra namas, tai kiek yra butų viduje, tai tiek tų strėlyčių. Taip, ir galima kurti visokias struktūras. Jeigu šitų strėlyčių yra dvi visada, kažkurios iš jų gal rodo, kažkurios ne, pavyzdžiui, čia šita nerodo, šita rodo, o čia abidvi rodo, tai medžiai vadinasi dvietainiai, čia yra binary tree. Taip. O gali būti ir kitokie medžiai, kaip aš sakiau, gali būti ir trejetainiai, ketvirtainiai, ten visokie kitokie. Taip, tai apie šitą mokestį. Tai bendru atveju reikėtų įprasti ir labai neblogai galėtų operuoti struktūromis ir rodiklėmis. Priešingo atveju, jeigu struktūromis neoperuojam, tai šito padaryti neišeina, nes nėra kaip duomenys čia sukišti. Taip?
Žodžiu, man reikia sugrupuoti ir pasakyti, kad rodiklė yra į visą dėžę, o ne į tik tai jos fragmentą kažkokį. Tai. Va. Ir kas dar svarbu yra, tai yra svarbu būt girdėjus keletą terminų. Mes jau sakėm, pavyzdžiui, kad ten funkcijų parametrai kažkokie tai ir lokalūs kintamieji ten saugomi steke. Nu ir sakėm, nu, vat kas yra stekas? Nu, čia kažką tai tokio ten pašnekėjom, bet iš esmės tas stekas yra ne kas kita kaip duomenų struktūra. Mes tipiškai daug kartų sakėm, nu, reikia veiksmus atlikinėti iš eilės. Bet, ką reiškia iš eilės, tarsi ir nebuvo apibrėžta. Mes tarsi įsivaizdavom, kad tai yra kažkokia tai logiška seka ir dažniausiai tame kontekste yra naudojama, bet jeigu mes kalbam apie tą duomenų struktūrų temą, tai dažnai eilė yra suprantama kaip vėlgi konkreti duomenų struktūra, kurią galima įgyvendinti. Ir svarbu nepainiot, kad realizacijos logika kuria prasme. Bet kada, kai mes programuojam arba kūriam, projektuojam savo programos architektūrą kažkokią vidinę, tai mes visą laiką turėsim įgyvendinti, turim galvoti, kaip ten viskas fiziškai atrodo, kokios rodiklės buvo, kokios struktūros sudėliotos. Bet visada, kai mes techniškai kažką tokio padarom, visada reikia dar galvoti ir apie tai, o tai kaipgi galų gale visas tas daiktas veiks ir kas bus leidžiama, kas neleidžiama ir taip toliau. Tai vat, kai mes sakom realizaciją, mes suprantam kaip tie techniniai dalykai, ant pirštukų kaip bitukai vaikšto, o kai mes sakom logiką, tai turime omeny, kągi vartotojas gali su visų tuo dalyku veikti, kaip viskas funkcionuoja. Tai mintis yra ta, kad tas, kas čia yra nupiešta, va čia yra normalus vienpusis sąrašas, čia yra normalus vienpusis sąrašas, čia yra normalus dvipusis sąrašas. Taip? Tai reiškia, šitie dalykai yra vėl tam tikros realizacijos ir čia galėtų būti ir masyvas vietoj šito, čia galėtų būti dvipusis sąrašas arba irgi masyvas ir čia galėtų būti masyvas. Taip? Ir netgi vienpusis sąrašas galėtų būti, o čia galėtų būti irgi dvipusis. Nu, žodžiu, gali būti labai daug įvairių realizacijų, tai čia yra tik tai pavyzdėliai. Ir pavyzdėliai kam? Nu, tam, kad išsiaiškint, kągi šitie žodžiai reiškia. Tai dabar iš eilės. Reiškia, kas yra stekas? Nu, žmonės pastebėjo dažnai, kad jeigu mes turim ištisinį masyvą, tai jūs ko gero žinot, kad jeigu aš bandau ištrinti arba įterpti elementą kažkur ten į pradžią arba į vidurį, tai man reikia perstumti visus masyvo elementus. Dabar jeigu mano masyvas yra labai didelis, tai pasirodo, kad tą daryti yra baisiai neefektyvu. Tada klausimas, ką daryti. Tai vienas iš sprendimų, kuris yra gali būti taip, kad mano uždaviniui tiesiog niekada ir nereikia trinti ir terpti į pradžią arba į vidurį. Tai yra masyve, juk jeigu pagalvotumėm, viskas veikia labai labai greitai, jeigu aš dirbu tik tai su masyvo pabaiga. Jeigu į galą įrašiau, tai ten tuščia talpą padidinau, įpyliau elementą, nieko perstumti nereikia, nes visi yra anksčiau. Jeigu man reikia ištrinti iš galo, talpą sumažinau ir vėl viskas gerai, nieko daryti nereikia, jokių perstumimų. Tai dalis uždavinių pasirodo tokių ir yra. Ir tada aš galiu galvoti apie duomenų struktūrą, kuri leidžia tik tai operaciją su galu. Tai jeigu čia būtų masyvas, čia būtų masyvo pradžia, ne? Elementai pildosi ir aš dirbu tik tai su galu. Yra standartiškai naudojami operacijų vardai, kurie sako push, tai reiškia įdėti, pop reiškia išimti, tai reiškia čia įstumė, o čia jis paėmė ir iššoko, kaip šampano butelio kamštis. Tai dabar ir tiek, tai jeigu man su viduriu nereikia daryti operacijų, tai šitos operacijos veiks labai greitai. Taip, jeigu čia yra milijardas elementų ir man reiktų trinti iš pradžios, tai man milijardą veiksmų reikėtų padaryti, milijoną kartų perstumti. O dabar nereikia, aš tiesiog įrašiau ir išimu. Taip? Tai vat, jeigu yra toks kažkoks tai darinys, kuris pagal savo realizaciją ir pagal viską užtikrina, kad aš tiesiog įdedu ir išimu tik tai vienam gale, tai jis vadinasi steku. Ir tipiškai tas terminas, kuris vadinasi, yra LIFO, tai yra last in first out. Ir čia galima būtų įsivaizduoti, kad yra padėklų krūva valgykloje. Tai reiškia, aš padėjau padėklą, dar padėjau padėklą, dar padėjau padėklą, dabar ateina naujas lankytojas ir nori padėklą paimti. Aišku, jis ims nuo viršaus. Ko reikia, kad patį giliausią padėklą paimti visus virš jo esančius. Tai va čia tie padėklai sudėlioti ir prieinamas tik viršutinis. Taip, reiškia, jeigu buvo šitas įdėtas, tai šitas žmogus išims pirmiausia. Taip? Kontrastui būna eilės duomenų struktūra. Taip? Tai eilėj visi dalykai ateina į vieną pusę, o išeina iš kitos. Tai čia eilė parduotuvėje, ne? Per piko valandą galima įsivaizduoti. Tai reiškia, į galą dedasi nauji elementai, taip? O kai aš noriu išimti, aš išiminėju iš pradžios. Nu ir tada tas terminas, kuris tokiai duomenų struktūrai naudojamas, yra toksai.
Nu ir logiška yra, kad tas, kuris atėjo pirmas, tai tas pirmas ir turėtų išeiti, nes jis ilgiausiai laukia. Taip? Nu ir paskui yra dekas, tai angliškai dekas vadinasi šitai. Ir tas užrašas, čia yra eilė, tiesiog taip čia stack, ne? Čia yra eilė, o čia yra nekas kita kaip dvipusė eilė, double-ended queue. Bet lietuviai kažkodėl sugalvojo taip pavadinti. Nu, tas, reiškia, eilė su dviem galais gal neskamba. Tai tas dekas, tai ne visai tas, kas turime omeny, taip. Ir dabar mintis yra ta, tai čia yra tokia kažkokia keista duomenų struktūra ir ją pagal logiką galima prilyginti būtų troleibusui, kur yra dvi durys. Tai reiškia, aš galiu čia įeiti, galiu išeiti. Galiu čia įeiti, galiu išeiti. Galiu čia įeiti, galima pro čia išeiti. Bet iš vidurio negaliu. Tai yra galima pridėdinėti ir trinti tik tai kraštuose. Tai tipiškai čia būna arba toks aršas, arba du masyvai per vidurį būna pradžios ir čia vieno masyvo galas su čia kito, bet lyrika kol kas nelabai svarbu. Ir galima būtų taip galvoti, nu, reiškia, jeigu aš užėjau į troleibuso vidurį ir mane bobutės ir dėdukai iš šonų suspaudė, tai aš negaliu išlipti iš troleibuso, kol dėdukai ir bobutės neišėjo bent vienam gale. Taip? Tai kyla klausimas, o kokio velnio man tokio reikia turėti. Nu, čia galima įsivaizduoti, kad yra patogu, kai man kažką reikia gauti atvirkščią tvarką. Tai čia, pavyzdžiui, skaičiaus skaitmenų apvertimui, funkcijų kreipiniam. Tai reiškia, jeigu aš iškvietinėjau funkcijas, tai man norisi pirmiausia grįžti iš tos funkcijos, kurioje aš esu giliausiai, o tik paskui iš dar aukščiau esančios. Tai stekas tokiem dalykam tinka, taip. Eilė labai gražiai tinka tokiem dalykam, kur ten kažkokie prioritetai yra užsakymų eilė, žmonių eilė, ten veiksmų eilė, kurios reikia atlikti. O velnias žino, kam va tokio daikto reikia. Taip? Tai atsakymas yra keistai paprastas ir kai žinai, tai skamba net juokingai, kai žmonės nesupranta. Tiesiog reikia duomenų struktūros, kurią būtų galima naudoti ir kaip steką, ir kaip eilę. Tai žiūrėkit, ką daro stekas. Jisai vienam gale operuoja. Nu, tai su deku galima arba vieną, arba kitą galą naudoti. Taip? O eilė reikia, kur aš įdedu į vieną galą ir išimu iš kito. Tai su deku irgi taip yra. Čia įeina elementai, čia išeina. Čia įeina elementai, čia išeina. Ir mintis ta, kad jeigu taip yra, tai tada man nereikia atskirų dalykų koduoti. Aš tiesiog susikoduoju tokį vieną ir jis efektyviai veikia ir tuo atveju. Taip? Tai vadinasi tas dvipusė eilė, bet iš tikrųjų tai čia toksai. Taip? Tai, kad aš ten nenaudoju dalies operacijų, visai nereiškia, kad man jų reikia. Tai čia yra tik tai pavyzdys, na, truputėlį, kad maždaug įsivaizduoti, apie ką čia eina kalba. Taip, kai kalbėsim apie algoritmus ir duomenų struktūras, tai jums šitos dalykus galimai teks įgyvendinti patiem ir daug daugiau tada suprasi techniškai, kas jie yra. Taip, bet nuo šito momento, reiškia, reikėtų suvokti kad čia reiškia visos tos duomenų struktūros yra paremtos gebėjimu jas įgyvendinti atminty. Tai techniškai čia yra kas? Čia yra struktūros ir rodiklės. Taip? Tai yra, kitaip tariant, tos temos, kurių žmonės nemėgsta. Taip? Ir tada mes ateinam prie to, kas buvo kalbėta, tai reiškia labai daug dalykų jums tampa prieinami tik tada, jeigu mes gerai suvokiam, kaip dalykai dėliojasi atmintyje. Tai aš noriu to suvokimo palinkėti, o šį kartą tiek ir ateityje kalbėsim apie toliau esančius dalykus.